Šiuo metu, kol skaitote šiuos žodžius, jūsų kūnas patiria kažką neįtikėtino. Kiekviena jūsų ląstelė kovoja su gravitacija, ta pačia jėga, kuri prieš 4 milijardus metų suformavo Saulę, o dabar laiko jūs prie Žemės paviršiaus. Bet yra vietos visatoje, kur ši kova baigėsi visiška kapituliacijos akimirka. Vietos, kur gravitacija laimi taip absoliučiai, kad pati erdvė susilanko į save kaip popierius, kurį gniaužo nematoma ranka. Vietos, kur laikas sustoja, o fizikos dėsniai, kuriuos mokėmės mokykloje, tiesiog nustoja veikti. Šiandien kalbėsime apie objektus, kurie gimsta iš mirties, gyvena rydami viską aplinkui ir miršta per tokius laiko tarpus, kad mūsų civilizacijos egzistavimas atrodo kaip akimirksnio blyksnis. 20 000 šviesmečių nuo čia, Paukščių tako centre, yra objektas, kurio masė lygi 4 milijonams saulių. Jis vadinasi Šaulys A žvaigždė, supermasyvė juodoji skylė, aplink kurią sukasi visa mūsų galaktika. Kiekvieną sekundę šis objektas ryja medžiagos kiekį, lygų keliems Jupiteriams. Bet štai kas stebina. Prieš 100 metų mes net nežinojome, kad tokie objektai gali egzistuoti. Albertas Einšteinas, kurio lygtis pirmą kartą numatė juodųjų skylių galimybę 1916 metais, pats atsisakė tikėti savo matematiką. Jis parašė straipsnį, kuriame įrodinėjo, kad gamta niekada neleistų susidaryti tokiems absurdiškiems objektams. Didžiausias 20-ojo amžiaus genijus klydo. Įsivaizduokite, kad stovite ant tilto ir žiūrite į upę. Vanduo teka, nešdamas lapus, šakas, visokį šlamštą. Dabar įsivaizduokite, kad kažkas atidaro milžinišką vandens nutekėjimo angą upės dugne. Vanduo pradeda suktis, formuodamas piltuvo formos sūkurį. Iš pradžių lapai plaukia normaliai, bet artėdami prie sūkurio centro, jie pradeda judėti vis greičiau. Yra taškas, sūkurio kraštas, už kurio jokia šaka, joks lapas nebegali pabėgti. Vanduo čia juda taip greitai, kad bet kas peržengia šią ribą, neišvengiamai traukiama į centrą. Tai beveik tobula juodosios skylės analogija, tik vietoj vandens įsivaizduokite pačią erdvę, o vietoj nutekėjimo angos – objektą, kurio gravitacija yra tokia stipri, kad net šviesa negali pabėgti. Bet kaip gimsta toks objektas? Kaip visata sukuria kažką tokio ekstremalaus, kad pati realybė aplink jį išsikraipo? Atsakymas prasideda ne kosmose, o žvaigždės širdyje. Milžiniškame branduoliniame reaktoriuje, kuris milijardus metų kovoja su savo paties gravitacija. Kiekviena žvaigždė yra nuolatinė kova tarp dviejų jėgų – gravitacijos, kuri traukia viską į centrą, ir branduolinės sintezės, kuri stumia viską išorėn. Kol žvaigždė turi kuro, vandenilio, helio, sunkesnių elementų, ši kova išlieka pusiausvyroje. Bet kai žvaigždė, kurios masė viršija 20 saulių masių, išnaudoja visą savo kurą, įvyksta katastrofa tokio masto, kad sunku suvokti. 1967 m. vasario 4 d. Karlas Švarčildas, vokiečių fizikas, kuris tuo metu tarnavo Rusijos fronte Pirmojo pasaulinio karo metu, išsiuntė Einšteinui laišką su matematiniais skaičiavimais. Jis ką tik išsprendė Einšteino lygčių sprendimą, kuris aprašė, kas nutinka, kai visa masė susitelkia begaliai mažame taške. Švarčildas apskaičiavo, kad kiekvienam objektui egzistuoja kritinis spindulys, dabar vadinamas Švarčildo spinduliu, už kurio nieko nebegali pabėgti. Saulei šis spindulys būtų tik 3 km, Žemei vos 9 mm. Švarčildas mirė tų pačių metų gegužę nuo autoimuninės ligos, niekada nepamatęs, kaip jo matematika pakeis mūsų supratimą apie visatą. Grįžkime prie mirštančios žvaigždės. Įsivaizduokite objektą, kurio masė lygi 30 saulių, o branduolys – geležies rutulys, karštas kaip milijardas laipsnių. Geležis yra paskutinė stotelė branduolinės sintezės kelyje. Sujungti geležies atomus į sunkesnius elementus neatpalaiduoja energijos. Priešingai, tam reikia energijos. Kai žvaigždės branduolys pavirsta geležimi, branduolinė sintezė sustoja. Staiga, visiškai. Ir tada gravitacija laimi. Kas nutinka toliau, vyksta taip greitai, kad sunku suvokti. Per mažiau nei 1 sekundę, tiksliau per maždaug 1/4 sekundės, visas žvaigždės branduolys, objektas didesnis už Žemę, suspaudžiamas į rutulį, kurios skersmuo vos keliolika kilometrų. Elektronai spaudžiami į protonus, formuodami neutronus. Medžiaga tampa tokia tanki, kad vienas arbatinis šaukštelis svertų milijardą tonų. Tai neutroninė žvaigždė.
Paskutinė materijos gynybos linija prieš visišką kolapsą. Bet jei pradinė žvaigždė buvo pakankamai masyvė, daugiau nei maždaug 30 saulių masių, net neutronų degeneracijos slėgis negali sustabdyti kolapso. Ir tada įvyksta kažkas, kas priešinasi bet kokiai intuicijai. Materija, kuri sudaro žvaigždės branduolį, pradeda griūti pro Švarčildo spindulį. Įsivaizduokite, kad stebite šį procesą iš saugaus atstumo. Jūs matytumėte, kaip žvaigždės paviršius krenta į vidų vis greičiau ir greičiau. Bet artėjant prie Švarčildo spindulio, horizonto, už kurio nieko nebegali pabėgti, kažkas keisto nutinka su laiku. Dėl reliatyvumo efektų, kuriuos numatė Einšteinas, jūs matytumėte, kaip kritimas lėtėja. Ir lėtėja, ir lėtėja. Teoriškai jūs niekada nematytumėte, kaip materija tikrai peržengia horizontą. Ji tiesiog sustingtų vis tamsėjančiame vaizde, raudonėjant šviesai dėl gravitacinio poslinkio. Bet kas nutiktų, jei patys bandytumėte įkristi į juodąją skylę? Čia prasideda tikrasis košmaras. Tarkime, jūs krentate kojomis į priekį link juodosios skylės, kurios masė lygi 10 saulių masių. Kai artėjate prie horizonto, jūsų kojos, būdamos arčiau gravitacijos centro, patiria stipresnę trauką nei galva. Šis skirtumas, vadinamas potvynio jėga, pradeda jūs tempti. Iš pradžio tai būtų vos juntamas diskomfortas, bet artėjant prie horizonto, skirtumas tarp gravitacijos jūsų kojose ir galvoje auga eksponentiškai. Jūsų kūnas pradedamas tempti kaip guma. Šis procesas turi net mokslinį terminą – spagifikacija, nuo anglų kalbos žodžio spageti. Jūs būtumėte paversti į ilgą, ploną siūlą atomų dar prieš pasiekdami horizontą. Bet štai kas tikrai keista. Iš jūsų perspektyvos, krentančio į juodąją skylę, niekas ypatingo nenutiktų perženginant horizontą. Jokios sienos, jokio barjero. Jūs tiesiog praskrietumėte pro tašką, iš kurio nebėra grįžimo, net to nepastebėdami. Tik žvelgdami atgal į visatą už savęs, matytumėte kažką neįtikėtino. Visas likusios visatos istorija pradėtų greitėti. Žvaigždės gimtų ir mirtų per akimirksnius. Galaktikos susidurtų ir išsisklaidytų. Jūs matytumėte visatos ateitį, suspaudžiamą į vis mažesnį ir mažesnį dangaus lopinėlį virš savęs, kol galiausiai viskas išnyktų. 21 amžiaus pradžioje fizikas Stephenas Hawkingas, dirbdamas Kembridžo universitete, padarė atradimą, kuris visiškai pakeitė mūsų supratimą apie juodąsias skyles. Jis sujungė kvantinę mechaniką su bendraja reliatyvumo teorija ir apskaičiavo, kad juodosios skylės nėra visiškai juodos, jos spinduliuoja. Labai, labai lėtai, bet spinduliuoja. Šis procesas, dabar vadinamas Hawkingo spinduliuote, reiškia, kad juodosios skylės iš tikrųjų gali mirti. Bet kaip tai įmanoma, jei niekas negali pabėgti iš juodosios skylės? Atsakymas slypi kvantinėje mechanikoje ir tame, kas vyksta prie pat horizonto. Kvantinė mechanika sako, kad tuščia erdvė iš tikrųjų nėra tuščia. Ji nuolat kunkuliuoja virtualių dalelių porų, dalelės ir antidalelės, kurios atsiranda iš nieko ir beveik akimirksniu anihiliuoja viena kitą. Paprastai šis procesas neturi jokių pastebimų pasekmių, bet prie juodosios skylės horizonto gali nutikti kažkas ypatingo. Viena dalelių pora gali atsirasti taip arti horizonto, kad viena dalelė įkrenta į juodąją skylę, o kita pabėga į kosmosą. Iš išorės tai atrodo, tarsi juodoji skylė išspinduliavo dalelę. Bet kur atsiranda energija šiai daleliai? Jie ateina iš pačios juodosios skylės masės. Tai reiškia, kad juodosios skylės lėtai garuoja. Labai lėtai. Juodajai skyliai, kurios masė lygi Saulės masiai, reikėtų daugiau nei 10 pakeltų 64 laipsnių metų, kad visiškai išgaruotų. Tai skaičius su 64 nuliais. Visatos amžius dabar yra tik 14 milijardų metų. Tai atrodo kaip akimirksnio blyksnis, palyginti su juodosios skylės gyvenimu. Bet mažesnės juodosios skylės garuoja greičiau. Juodoji skylė, kurios masė lygi kalnui, išgaruotų per kelias sekundės, išskirsdama energijos kiekį lygų milijonams vandenilio bombų. Įsivaizduokite juodosios skylės gyvenimo ciklą kaip lėtą kosminio masto dramą. Gimimas, sprogus supermasyviai žvaigždei, užtrunka mažiau nei sekundę. Jaunystė, laikotarpis, kai juodoji skylė aktyviai ryja aplinkinę medžiagą, gali trukti milijonus ar milijardus metų.
Per šį laikotarpį juodoji skylė auga, traukdama į save dujas, dulkes, žvaigždes, net kitas juodasias skyles. Kai medžiaga krenta į juodąją skylę, ji formuoja akrecijos diską, besisukantį medžiagos žiedą, kuris kaista iki milijonų laipsnių temperatūros. Šis diskas spindi taip ryškiai, kad gali būti matomas iš milijardų šviesmečių atstumo. Paradoksalu, bet juodosios skylės, tamsiausi objektai visatoje, sukuria kai kuriuos ryškiausius reiškinius, kuriuos kada nors stebėjome. Bet galiausiai juodoji skylė suryja viską, kas yra pasiekiama. Žvaigždės aplinkui išsiblaško arba būna surytos. Dujos ir dulkės išsenka. Akrecijos diskas išnyksta. Ir tada prasideda ilgas, lėtas mirties procesas. Juodoji skylė pradeda garuoti per Hawkingo spinduliuotę, lėtai prarasdama masę. Šis procesas trunka taip ilgai, kad sunku suvokti. Kai visata bus 100 kartų senesnė nei dabar, kai visos žvaigždės bus išdegusios, kai galaktikos bus išsisklaidžiusios tamsoje, juodosios skylės vis dar bus čia, lėtai garuodamos tamsoje. Ir štai kas tikrai keista. Kuo mažesnė tampa juodoji skylė, tuo greičiau ji garuoja. Tai kaip ledas, kuris tirpsta vis greičiau, kuo mažesnis jis tampa. Paskutinėse savo egzistavimo akimirkose juodoji skylė pradeda garuoti taip intensyviai, kad jos temperatūra pakyla iki neįsivaizduojamų aukštumų. Paskutinė sekundė – sprogimas, kuris išskiria daugiau energijos nei milijardai žvaigždžių. Ir tada – niekas. Objektas, kuris gimė iš žvaigždės mirties, kuris išgyveno ilgiau nei bet kas kitas visatoje, tiesiog išnyksta, palikdamas tik silpną gravitacinių bangų aidą erdvėje. Bet kas iš tikrųjų yra juodosios skylės viduje? Kas vyksta už horizonto, toje vietoje, iš kurios niekas negali grįžti ir papasakoti? Einšteino lygtis duoda atsakymą, kuris atrodo neįmanomas – singuliariškumas. Taškas, kuriame visa juodosios skylės masė, yra sutelkta begaliai mažame tūryje. Taškas, kuriame erdvės kreivumas tampa begalinis. Taškas, kuriame mūsų fizikos dėsniai tiesiog nustoja veikti. Įsivaizduokite, kad bandote suprasti, kas yra singuliariškumas. Tai ne tik labai mažas objektas, tai vieta, kur pati erdvės ir laiko sąvoka praranda prasmę. Matematika sako, kad tankis tampa begalinis, bet kas iš tikrųjų reiškia begalinis tankis? Ar tai reiškia, kad visa masė sutelkta tikrame taške be matmenų? Ar tai reiškia, kad erdvė pati susisuka į kažkokią keturmačią struktūrą, kurią mes negalime įsivaizduoti? Tiesą sakant, niekas nežino. Ir štai kodėl. Mūsų fizikos teorijos, bendroji reliatyvumo teorija ir kvantinė mechanika, abi puikiai veikia savo srityse, bet jos nesuderinamos viena su kita. Kai bandome jas pritaikyti singuliariškumui, gauname begalybės ir prieštaravimus. Rodžeris Penrouzas, britų matematikas ir fizikas, 1965 metais įrodė teoremą, kuri sako, kad singuliariškumas juodosios skylės viduje yra neišvengiamas. Jei materija griūva pro horizontą, jokia žinoma fizikos jėga negali sustabdyti jos kelio į singuliariškumą. Tai ne inžinerinė problema, kurią galėtume išspręsti su geresnė technologija. Tai fundamentalus realybės bruožas. Už horizonto ateitis visada veda į singuliariškumą, taip pat neišvengiamai, kaip mūsų ateitis veda į rytojų. Bet galbūt singuliariškumas yra tik mūsų teorijų trūkumas. Galbūt tikroji kvantinė gravitacijos teorija, kurią dar turime sukurti, parodys, kad singuliariškumo iš tikrųjų nėra. Kai kurie fizikai mano, kad juodosios skylės centre gali būti ne singuliariškumas, o kažkas kita, galbūt labai mažas, bet baigtinio dydžio objektas, kurį palaiko kvantiniai efektai. Galbūt ten yra kirmgraužos, tunelis į kitą visatos dalį, ar net į kitą visatą. Galbūt ten yra kažkas, ko mes net negalime įsivaizduoti su dabartinė fizika. 21 amžiaus antrajame dešimtmetyje mokslininkai padarė kažką neįtikėtino. Jie nufotografavo juodąją skylę. Tiksliau, jie nufotografavo jos šešėlį, tamsų apskritimą, apsuptą ryškaus šviesos žiedo. Tai buvo supermasyvė juodoji skylė galaktikos Mesija 87 centre, nutolusioje 55 milijonai šviesmečių nuo mūsų. Jos masė lygi 6,5 milijardo saulių. Nuotrauka buvo padaryta naudojant įvykių horizonto teleskopą, tinklą radioteleskopų, pasklidusių po visą Žemę, kurie dirbo kartu kaip vienas milžiniškas teleskopas, kurio dydis lygus visos planetos dydžiai.
Kai pamačiau tą nuotrauką pirmą kartą, pajutau kažką keisto. Tai buvo pirmasis tiesioginis įrodymas, kad objektas, kurį Einšteinas laikė neįmanomu, tikrai egzistuoja. Tamsus apskritimas nuotraukoje – tai ne pati juodoji skylė, o jo šešėlis ant fono šviesios medžiagos. Tai vieta, kur šviesa negali pabėgti. Tai vieta, kur erdvė yra taip iškreipta, kad net fotonai, judantys šviesos greičiu, yra įkalinti amžinoje orbita arba įtraukiami į vidų. Žiedo dydis atitinka Švarčildo spindulio skaičiavimus su neįtikėtinu tikslumu. Matematika, kurią Švarčildas išvedė Rusijos fronte prieš 100 metų, veikia. Bet kas nutiktų, jei galėtume pasiųsti zondą į juodąją skylę? Įsivaizduokite, kad turime technologiją, kuri leistų mums stebėti, kas vyksta, kai objektas kerta horizontą. Pirmiausia, zondas turėtų būti labai tvirtas, kad atlaikytų potvynio jėgas. Bet tarkime, kad mes pasirenkame pakankamai didelę juodąją skylę, supermasyvę juodąją skylę, kurios masė lygi milijardui saulių. Tokios juodosios skylės horizonte potvynio jėgos būtų palyginti silpnos. Zondas galėtų perskriti horizontą nepažeistas. Kas nutiktų toliau? Iš zondo perspektyvos niekas dramatiško. Jis tiesiog tęstų savo kelią į vidų. Bet štai problema. Jokia informacija iš zondo negalėtų pasiekti mūsų. Radio signalai, kuriuos jie siųstų, niekada nepasiektų išorinio pasaulio. Jie būtų įkalinti už horizonto, kaip ir pats zondas. Mes matytume, kaip zondas lėtėja artėdamas prie horizonto, jo signalas taptų vis raudonesnis dėl gravitacinio poslinkio, kol galiausiai visiškai išnyktų. Bet pats zondas iš savo perspektyvos tęstų kelionę į singuliariškumą. Kiek laiko užtruktų kelionė nuo horizonto iki singuliariškumo? Tai priklauso nuo juodosios skylės dydžio. Juodai skyliai, kurios masė lygi 10 saulių masių, kelionė užtruktų maždaug 1/10,000 sekundės dalį. Supermasyviai juodai skyliai, kurios masė lygi milijardui saulių, kelionė galėtų užtrukti kelias valandas. Bet rezultatas visada tas pats – singuliariškumas. Neišvengiamas susidūrimas su vieta, kur fizika baigėsi. Ar juodosios skylės gali būti pavojingos Žemei? Trumpas atsakymas – ne, nebent viena iš jų būtų labai arti. Artimiausia žinoma juodoji skylė yra maždaug 1000 šviesmečių nuo mūsų. Tai saugus atstumas. Bet įsivaizduokite, kas nutiktų, jei juodoji skylė, kurios masė lygi 10 saulių masių, staiga atsirastų Saulės sistemos pakraštyje, tarkime Neptūno orbitos atstumu. Iš pradžių niekas nepasikeistų. Bet per milijonus metų jos gravitacija pradėtų trikdyti planetų orbitas. Asteroidai ir kometos iš Oort debesies būtų išmesti į vidinę Saulės sistemą. Žemės orbita lėtai keistusi. Galiausiai per 10 milijonų metų visa Saulės sistema būtų destabilizuota. Bet jei juodoji skylė praskrietų pro Saulės sistemą arčiau, tarkime Jupiterio orbitos atstumu, pasekmės būtų katastrofiškos daug greičiau. Jupiteris galėtų būti išmestas iš Saulės sistemos arba įtrauktas į juodąją skylę. Žemės orbita pasikeistų per 1000 metų, o ne milijonus. Temperatūra planetoje svyruotų. Ledynmečiai ir karščio bangos keistųsi nenuspėjamai. Gyvenimas, kaip mes jį žinome, taptų neįmanomas. O jei juodoji skylė praskrietų pro pačią Žemę? Tai priklausytų nuo to, kaip arti. Jei jų praskrietų per kelias Žemės spindulio atstumus, potvynio jėgos sukeltų milžiniškus Žemės drebėjimus ir cunamius. Vandenynas būtų iškeltas kilometrų aukščio bangomis. Žemės pluta įtrūktų. Bet planeta greičiausiai išliktų vientisa. Jei juodoji skylė praskrietų dar arčiau, per kelias 10 000 kilometrų, Žemė būtų suplėšyta į gabalus potvynio jėgų. Jei ji praskrietų tiesiogiai per planetą, tada Žemė tiesiog nustotų egzistuoti. Ji būtų suardyta į atomus ir įtraukta į akrecijos diską aplink juodąją skylę. Bet tikimybė, kad tai nutiktų, yra beveik nulinė. Erdvė yra neįsivaizduojamai tuščia. Net mūsų galaktikoje, kur yra 100 milijonų juodųjų skylių, atstumas tarp jų yra toks milžiniškas, kad susidūrimas su bet kuo yra neįtikėtinai mažai tikėtinas. Juodosios skylės nėra kosmoso dulkių siurbliai, kurie traukia viską iš milžiniškų atstumų. Jos turi tokią pačią gravitaciją, kaip bet koks kitas objektas tos pačios masės. Jei Saulė staiga pavirstų juodąją skylę, kas beje neįmanoma, nes Saulė per maža, Žemės orbita visiškai nepasikeistų. Mes tiesiog skrietume aplink juodąją skylę vietoj Saulės, nors iššaltume tamsoje.
Yra dar vienas juodųjų skylių tipas, apie kurį turime kalbėti – supermasyvės juodosios skylės, esančios beveik kiekvienos didelės galaktikos centre. Šios juodosios skylės yra ne tik didelės, jos yra neįsivaizduojamai masyvios. Mūsų galaktikos centre esanti Šaulys A žvaigždė yra palyginti maža, tik 4 milijonai saulių masių. Bet kai kurios supermasyvės juodosios skylės sveria 10 milijardų Saulės masių. Kaip jos tapo tokios didelės? Yra 2 pagrindiniai scenarijai, kaip supermasyvės juodosios skylės galėjo susiformuoti. Pirmasis – lėtas augimas. Įsivaizduokite juodąją skylę, kurios masė lygi 100 saulių masių, atsiradusią iš pirmosios žvaigždžių kartos, kai visata buvo vos kelių šimtų milijonų metų amžiaus. Ši juodoji skylė pradeda ryti aplinkinę medžiagą – dujas, dulkes, žvaigždes. Kiekvieną kartą, kai ji prarijo objektą, jos masė auga. Bet čia yra problema. Kai juodoji skylė ryja medžiagą, ta medžiaga kaista iki tokių temperatūrų, kad pradeda spinduliuoti milžinišką energijos kiekį. Šis spinduliavimas stumia aplinkinę medžiagą šalin, tarsi stiprus vėjas. Tai vadinamas Eddingtono limitu, maksimalus greitis, kuriuo juodoji skylė gali augti, neišstumiant savo pačios maisto šaltinio. Jei juodoji skylė augtų maksimaliu Eddingtono limito greičiu, jai reikėtų maždaug milijardo metų, kad išaugtų nuo 100 saulių masių iki milijono saulių masių. Dar milijardo metų, kad pasiektų 10 milijonų. Dar milijardo 100 milijonų. Matematika veikia, bet vos. Problema ta, kad astronomai yra aptikę supermasyvių juodųjų skylių, kurių masė viršija milijardą saulių masių, galaktikose, kurios egzistavo, kai visata buvo vos 700 milijonų metų amžiaus. Kaip jos spėjo užaugti tokios didelės per tokį trumpą laiką? Tai veda mus prie antrojo scenarijaus – tiesioginės kolapso teorijos. Įsivaizduokite milžinišką dujų debesį ankstyvoje visatoje, kurio masė lygi 100 000 ar net milijonui saulių masių. Normaliai toks debesis suskiltų į mažesnius fragmentus, kurie taptų atskiromis žvaigždėmis. Bet jei sąlygos būtų tinkamos, jei debesis būtų pakankamai karštas, kad vandenilio atomai negalėtų susijungti į molekulės, jei jis būtų pakankamai tankus, kad gravitacija nugalėtų slėgį, visas debesis galėtų griūti tiesiogiai į juodąją skylę, net nesudarius žvaigždės. Vienu ypu visata sukurtų juodąją skylę, kurios masė lygi 100 000 saulių masių. Tokia juodoji skylė galėtų užaugti iki milijardo saulių masių per pirmąjį visatos milijardą metų. Bet ar mes turime įrodymų, kad taip iš tikrųjų vyko? 21 amžiaus trečiajame dešimtmetyje Džeimsas Vebo kosminis teleskopas pradėjo stebėti tolimiausias galaktikas, kokias kada nors matėme. Galaktikas, kurių šviesa keliavo link mūsų daugiau nei 13 milijardų metų. Ir jis rado kažką netikėto – supermasyvių juodųjų skylių, kurių masė viršė milijardą saulių masių, galaktikose, kurios egzistavo, kai visata buvo vos 400 milijonų metų amžiaus. Tai per anksti, kad jos būtų užaugusios lėtų būdu. Tai reiškia, kad tiesioginės kolapso scenarijus gali būti ne tik teorija, o realybė. Dabar įsivaizduokite, kas vyksta, kai 2 galaktikos, kiekviena su savo supermasyvė juodąja skyle centre, susiduria. Tai negreitas procesas. Galaktikų susidūrimas trunka 100 milijonų metų. Žvaigždės retai tiesiogiai susiduria, nes atstumas tarp jų yra milžiniškas, palyginti su jų dydžiu. Bet gravitacinė sąveika tarp 2 galaktikų iškreipia jų formas, sukuria ilgus medžiagos uodegus, išmeta žvaigždės į tarpgalaktinę erdvę. Ir lėtai, neišvengiamai, 2 supermasyvės juodosios skylės pradeda artėti viena prie kitos. Kai jos atsiduria kelių šviesmečio atstumu viena nuo kitos, prasideda gravitacinis šokis. Abi juodosios skylės pradeda skrieti viena aplink kitą, formuodamos dvejetainę sistemą. Kiekvieną kartą, kai jos apskrieja viena aplink kitą, jų orbita tampa vis mažesnė, nes jos išspinduliuoja energiją gravitacinių bangų pavidalu. Šios gravitacinės bangos, erdvės laiko audinio virpesiai, sklinda per visatą šviesos greičiu, nešdamos energiją iš sistemos. Kuo arčiau juodosios skylės viena prie kitos, tuo stipresnės gravitacinės bangos, tuo greičiau jos praranda energiją, tuo greičiau jų orbita mažėja.
Paskutinės sekundės prieš susijungimą yra neįtikėtinos. Dvi juodosios skylės, kiekviena sverianti milijardų saulių masių, skrieja viena aplink kitą tūkstančius kartų per sekundę. Erdvė tarp jų virpa taip intensyviai, kad jei galėtume ją matyti, jie atrodytų kaip vanduo audros metu. Gravitacinės bangos, kurias jos sukuria, yra tokios stiprios, kad galėtų būti aptiktos iš milijardų šviesmečių atstumo. Ir tada susijungimas. Per mažiau nei sekundės dalį dvi juodosios skylės tampa viena. Nauja juodoji skylė, kuri atsiranda, sveria šiek tiek mažiau nei dviejų pradinių masių suma, nes dalis masės buvo paversta energija gravitacinių bangų pavidalu. Ši energija, maždaug 3 saulių masės, paverstos gryna energija, išspinduliuojama per paskutinę sekundę. Tai daugiau energijos nei visa mūsų galaktika išspinduliuoja per metus. 1915 metais, rugsėjo 14 dieną, 2 LIGO detektoriai Jungtinėse Amerikos valstijose, vienas Luizianoje, kitas Vašingtone, užfiksavo signalą, kuris truko mažiau nei 1 sekundę. Šis signalas buvo gravitacinė banga iš 2 juodųjų skylių susijungimo, įvykusio prieš 1 milijardą 1300 milijonų metų. 2 juodosios skylės, kurių masės buvo 29 ir 36 saulių masės, susijungė į vieną, kurios masė buvo 62 saulių masės. 3 saulių masės buvo paverstos gravitacinių bangų energija. Tai buvo pirmasis tiesioginis gravitacinių bangų aptikimas, patvirtinimas Einšteino prognozės padarytos prieš 100 metų. Už šį atradimą Raineris Veisas, Baris Barišas ir Kipas Tornas gavo Nobelio premiją fizikos srityje 1917 metais. Bet grįžkime prie supermasyvių juodųjų skylių ir jų vaidmens galaktikų evoliucijoje. Ilgą laiką astronomai manė, kad juodosios skylės galaktikų centruose yra tiesiog pasyvūs objektai, masyvūs, bet neturintys didelės įtakos aplinkai. Bet 21 amžiaus pradžioje tapo aišku, kad tai visiškai klaidinga. Supermasyvės juodosios skylės aktyviai formuoja galaktikas, kuriuose jos gyvena. Kaip? Įsivaizduokite supermasyvę juodąją skylę, kuri aktyviai ryja medžiagą. Medžiaga krentanti į juodąją skylę formuoja akrecijos diską, besisukantį medžiagos žiedą, kuris kaista iki milijonų laipsnių temperatūros. Šis diskas spindi taip ryškiai, kad gali būti matomas iš milijardų šviesmečio atstumo. Bet tai ne viskas. Dalis medžiagos vietoj to, kad įkristų į juodąją skylę, yra išmetama statmenai diskui milžiniškais srautais, džetais, kurie juda beveik šviesos greičiu. Šie džetai gali įsitęsti 100 000 šviesmečių į tarpgalaktinę erdvę, nešdami energiją, kuri lygi milijonams supernovų. Kai šie džetai susiduria su dujomis galaktikoje, jie jas įkaitina. Dujos, kurios buvo pakankamai šaltos, kad galėtų griūti ir formuoti naujas žvaigždes, staiga tampa per karštos. Žvaigždžių formavimasi sustoja. Tai vadinamas grįžtamuoju ryšiu iš juodosios skylės. Procesas, kuriuo supermasyvė juodoji skylė reguliuoja savo pačios augimą ir žvaigždžių formavimąsi galaktikoje. Jei juodoji skylė auga per greitai, ji išspinduliuoja tiek energijos, kad sustabdo medžiagos tiekimą savo pačiai. Sistema pasiekia pusiausvyrą. Astronomai pastebėjo keistą koreliaciją. Supermasyvės juodosios skylės masė visada yra maždaug 1% nuo galaktikos centrinės išsipūtusios dalies – balge masės. Galaktikoje, kurios balge masė lygi 100 milijardų saulių masių, juodoji skylė sveria maždaug 1 milijardą saulių masių. Galaktikoje su mažesniu balge juodoji skylė taip pat mažesnė. Ši koreliacija veikia visoms galaktikoms, kurias stebėjome. Tai reiškia, kad juodosios skylės ir galaktikos auga kartu, viena įtakodama kitą. Juodoji skylė nėra tik pasažieris galaktikoje, ji yra aktyvus jos evoliucijos dalyvis. Dabar padidinkime mastelį dar labiau. Įsivaizduokite ne vieną galaktiką, o visą galaktikų spiečių, 100 ar 1000 galaktikų surištų gravitaciją į vieną milžinišką struktūrą. Tokių spiečių centre paprastai yra viena milžiniška elipsinė galaktika, kurios centre supermasyvė juodoji skylė, sverianti 10 milijardų saulių masių. Ši juodoji skylė yra tokia masyvė, kad jos įtaka jaučiama visame spiečiuje, kurio dydis gali siekti milijonus šviesmečių. Kai ši juodoji skylė ryja medžiagą, jos džetai įpurškia milžinišką energijos kiekį į karštą dujų atmosferą, kuri užpildo tarpą tarp galaktikų spiečiuje.
Šios dujos milijonų laipsnių temperatūros plazmą būtų natūraliai atvėsusios ir griuvusios į spiečiaus centrą, formuodamos milijardus naujų žvaigždžių. Bet juodosios skylės džetai jas nuolat įkaitina, sukurdami milžiniškus burbulus karštų dujų, kurie kyla į viršų kaip karšto oro balionai. Šis procesas reguliuoja visą spiečiaus evoliuciją. Be juodosios skylės grįžtamojo ryšio, spiečiaus centrinė galaktika būtų visiškai kitokia, daug masyvesnė, su daug didesniu žvaigždžių formavimosi greičiu. Yra dar vienas būdas, kaip juodosios skylės veikia savo aplinką – per potvynio jėgas. Kai žvaigždė praeina per arti supermasyvės juodosios skylės, ji patiria tas pačias potvynio jėgas, apie kurias kalbėjome anksčiau. Jei žvaigždė praeina pakankamai arti už vadinamojo potvynio spindulio, ji yra suplėšoma į gabalus. Šis procesas vadinamas potvynio suardymu. Pusė žvaigždės medžiagos yra išmesta į kosmosą dideliu greičiu. Kita pusė lieka surišta su juodąja skyle ir pradeda kristi į ją, formuodama akrecijos diską. Kai tai nutinka, mes matome staigų ryškumo padidėjimą, žvaigždės suardymo įvykį. Per kelias savaitės ar mėnesius juodoji skylė, kuri anksčiau buvo palyginai tyli, staiga tampa vienu ryškiausių objektų danguje. Jie spinduliuoja daugiau šviesos nei visa galaktika, kurioje jį gyvena. Paskui, per mėnesius ar metus, ryškumas lėtai mažėja, kai visa žvaigždės medžiaga yra suryjama. Astronomai stebi šimtus tokių įvykių kiekvienais metais. Kiekvienas iš jų yra priminimu apie juodųjų skylių galią, gebėjimą sunaikinti objektą, kuris egzistavo milijardus metų per vos kelias valandas. Bet ne visos žvaigždės, kurios praeina arti juodosios skylės, yra sunaikinamos. Kai kurios tiesiog patiria stiprų gravitacinį trūkį ir yra išmestos dideliu greičiu, kartais pakankamai dideliu, kad pabėgtų iš galaktikos visiškai. Tokios žvaigždės vadinamos hipergreitomis žvaigždėmis. Jos juda greičiais viršiančiais 1000 km per sekundę. Pakankamai greitai, kad per kelias dešimtis milijonų metų pasiektų galaktikos pakraštį ir išskrietų į tarpgalaktinę erdvę. Astronomai yra aptikę kelias dešimtis tokių žvaigždžių paukščių take. Kiekviena iš jų yra liudytoja artimo susidūrimo su supermasyvia juodąja skyle galaktikos centre. Dabar grįžkime prie klausimo, kurį užduodame nuo pat pradžių. Kas iš tikrųjų yra juodosios skylės viduje? Mes kalbėjome apie singuliariškumą, tašką, kuriame visa masė sutelkta begaliai mažame tūryje. Bet yra dar vienas aspektas, apie kurį turime kalbėti – informacijos paradoksas. Šis paradoksas kyla iš konflikto tarp kvantinės mechanikos ir bendrosios reliatyvumo teorijos. Kvantinė mechanika sako, kad informacija negali būti sunaikinta. Jei žinote tikslę kiekvienos dalelės būseną sistemoje dabar, galite apskaičiuoti jos būseną bet kuriuo kitu laiku, tiek praeityje, tiek ateityje. Tai fundamentalus kvantinės mechanikos principas. Bet kas nutinka, kai dalelė įkrenta į juodąją skylę? Atrodo, kad visa informacija apie tą dalelę, jos kvantinė būsena, jos istorija tiesiog išnyksta už horizonto. Ką juodoji skylė galiausiai išgaruoja per Hawkingo spinduliuotę? Kur dingsta ta informacija? Stephenas Hawkingasas iš pradžių manė, kad informacija tikrai sunaikinama, kad juodosios skylės yra vieninteliai objektai visatoje, kurie pažeidžia kvantinės mechanikos dėsnius. Bet tai sukėlė milžinišką problemą. Jei informacija gali būti sunaikinta, visa kvantinės mechanikos struktūra griūva. Fizikai praleido dešimtmečius bandydami išspręsti šį paradoksą. Kai kurie siūlė, kad informacija iš tikrųjų nėra sunaikinama, kad ji kažkaip užkoduota Hawkingo spinduliuotėje, nors ir labai subtiliu būdu. Kiti siūlė, kad informacija lieka ant horizonto, užkoduota dvimačiame paviršiuje kaip hologramos. 1997 metais Juanas Maldacena, argentinietis fizikas, padarė atradimą, kuris pakeitė visą diskusiją. Jis parodė, kad tam tikrais atvejais gravitacijos teorija erdvėje su tam tikromis savybėmis yra matematiškai ekvivalentiška kvantiniai lauko teorijai, be gravitacijos žemesnėje dimensijoje. Tai vadinamas ADS pasvirasis brūkšnys CFT atitikimas. Vienas svarbiausių teorinės fizikos atradimų per pastaruosius 30 metų. Nors šis atitikimas tiesiogiai netaikomas realioms juodosioms skylėms mūsų visatoje, jis parodė, kad principas, jog informacija negali būti sunaikinta, gali būti suderinamas su juodųjų skylių egzistavimu. 1999 metais konferencijoje Kalifornijoje Stephenas Hawkingasas pripažino, kad jis klydo.
Jis sutiko, kad informacija įkrentant į juodąją skylę nėra sunaikinama, kad ji kažkaip išsaugoma ir galiausiai išspinduliuojama atgal per Hawkingo spinduliuotę. Tai buvo dramatiška akimirka. Vienas didžiausių gyvų fizikų viešai pripažino klaidą fundamentaliame klausime. Bet tikslus mechanizmas, kaip informacija išsaugoma ir išspinduliuojama, vis dar yra neišspręsta problema. Tai viena iš didžiausių šiuolaikinės teorinės fizikos mįslių. Yra dar vienas keistas juodųjų skylių aspektas, apie kurį turime kalbėti – sukimasis. Beveik visos juodosios skylės sukasi. Tai neišvengiama, nes žvaigždės, iš kurių jos susiformuoja, sukasi, o kampinis momentas, fizikinis dydis aprašantis sukimasi, yra išsaugomas kolapso metu. Bet sukanti juodoji skylė yra daug keistesnė nei nesukanti. 1963 metais Rojus Keras, Naujosios Zelandijos matematikas, išsprendė Einšteino lygčių sprendimą sukančiai juodai skyliai. Jis atrado, kad tokia juodoji skylė turi ne vieną, o du horizontus. Išorinis horizontas, įvykių horizontas, yra panaši į nesukančios juodosios skylės horizontą. Bet yra ir vidinis horizontas, Koši horizontas, už kurio erdvės laiko struktūra tampa dar keistesnė. Tarp šių dviejų horizontų yra sritis vadinama ergosfera, kur erdvė pati yra tempiama sukimosi kryptimi. Objektas ergosferoje negali likti nejudantis, jis privalo suktis kartu su juodąja skyle, net jei bando skristi priešinga kryptimi. Bet štai kas tikrai keista, iš ergosferoje galima išgauti energiją. Tai vadinamas Penrūzo procesas, pagal Rodžerį Penrūzą, kuris jį aprašė 1969 metais. Įsivaizduokite, kad įmetate objektą į ergosferą taip, kad jis ten suskyla į dvi dalis. Viena dalis įkrenta į juodąją skylę su neigiamu kampiniu momentu. Tai reiškia, kad jis sukasi priešinga kryptimi nei juodoji skylė. Kita dalis išlekia iš ergosferoje su didesnė energija nei pradinis objektas. Energija ateina iš pačios juodosios skylės sukimosi. Procesas lėtina juodosios skylės sukimasi, bet išgauna energiją. Teoriškai, labai pažengusi civilizacija galėtų naudoti šį procesą kaip energijos šaltinį. Jie galėtų statyti struktūras aplink sukančią juodąją skylę ir naudoti Penrauzo procesą, kad išgautų energiją iš jo sukimosi. Viena juodoji skylė, kurios masė lygi 10 saulių masių, galėtų teikti energiją civilizacijai milijardus metų. Tai skamba kaip mokslinė fantastika, bet fizika yra visiškai teisinga. Problema tik ta, kad mes neturime technologijos, kuri leistų mums tai padaryti ir greičiausiai neturėsime dar labai ilgai. Yra dar vienas būdas, kaip sukanti juodoji skylė galėtų būti naudojama – kaip laiko mašina. Tai skamba absurdiškai, bet matematika tai leidžia. 1974 metais Frankas Tipleris parodė, kad begalinis besisukantis cilindras galėtų sukurti uždaras laiko kreives, kelius erdvėje laike, kurie grįžta į savo pradinį tašką ne tik erdvėje, bet ir laike. Vėliau kiti fizikai parodė, kad panašūs efektai galėtų egzistuoti netoli sukančių juodųjų skylių. Teoriškai, jei galėtumėte keliauti tam tikrų kelių aplink greitai sukančią juodąją skylę, galėtumėte grįžti į praeitį. Bet čia yra problema. Visi žinomi būdai, kaip sukurti laiko mašiną, reikalauja egzotiškos medžiagos su neigiama energijos tankiu. Tokia medžiaga niekada nebuvo stebėta ir galbūt pažeidžia fundamentalius fizikos dėsnius. Be to, net jei laiko mašina būtų įmanoma, ji sukeltų paradoksus. Kas nutiktų, jei grįžtumėte į praeitį ir užkirstumėte kelią įvykiui, kuris leido jums sukurti laiko mašiną? Dauguma fizikų mano, kad gamta turi būdą užkirsti kelią tokiems paradoksams, galbūt per kvantinės mechanikos efektus, kurie sunaikintų bet kokią laiko mašiną, kai tik ji būtų sukurta. Grįžkime prie realybės ir prie klausimo, kaip juodosios skylės miršta. Mes jau kalbėjome apie Hawkingo spinduliuotę, procesą, kuriuo juodosios skylės lėtai garuoja. Bet kaip tiksliai tai vyksta? Įsivaizduokite, kad stebite juodąją skylę, kurios masė lygi Saulės masiai, per neįsivaizduojamai ilgą laiką. Pirmąjį 10 pakeltą 64 laipsniui metų niekas nepasikeistų. Juodoji skylė atrodytų visiškai stabili, visiškai nejudanti. Bet jei turėtumėte pakankamai jautrių instrumentų, pastebėtumėte labai silpną spinduliavimą – fotonus, kurie atsiranda iš nieko prie pat horizonto.
Šis spinduliavimas būtų neįtikėtinai šaltas. Juodosios skylės, kurios masė lygi Saulės masiai, temperatūra būtų maždaug 1/10 milijardinė Kelvino laipsnio, šaltesnė nei kosminio fono spinduliavimas, kuris užpildo visą visatą. Tai reiškia, kad tokia juodoji skylė iš tikrųjų augtų, o ne mažėtų, nes ji sugertų daugiau energijos iš kosminio fono, nei išspinduliuotų per Hawkingo spinduliuotę. Bet kosminis fonas lėtai vėsta, kai visata plečiasi. Galiausiai po maždaug 10 pakeltų 19 laipsnį metų, kosminis fonas bus šaltesnis nei juodosios skylės Hawkingo spinduliuotė. Ir tada juodoji skylė pradės lėtai mažėti. Procesas bus neįtikėtinai lėtas. Per pirmąjį 10 pakeltą 40 laipsniui metų, juodoji skylė praras tik nedidelę dalį savo masės. Bet štai kas keista, kuo mažesnė tampa juodoji skylė, tuo karštesnė ji tampa, tuo greičiau ji garuoja. Kai juodosios skylės masė sumažėja iki pusės pradinės masės, ji garuoja 2 kartus greičiau. Kai masė sumažėja iki 1/4, ji garuoja 4 kartus greičiau. Procesas greitėja eksponentiškai. Paskutinės juodosios skylės egzistavimo akimirkos bus dramatiškai skirtingos nuo jos ilgos, lėtos agonijos. Kai masė sumažės iki maždaug 1 milijono tonų, maždaug kaip nedidelis kalnas, juodoji skylė bus karšta kaip Saulės paviršius. Kai masė sumažės iki 1000 tonų, ji bus karšta kaip Saulės branduolys. Paskutinę sekundę juodoji skylė išspinduliuos daugiau energijos nei milijardas žvaigždžių. Paskutinė mikrosekundė – sprogimas, kuris išskirs energiją lygią milijonams vandenilio bombų. Ir tada niekas. Objektas, kuris egzistavo ilgiau nei bet kas kitas visatoje, tiesiog išnyksta, palikdamas tik silpną gravitacinių bangų aidą ir keletą fotonų, sklindančių per tuščią erdvę. Bet ar tai tikrai pabaiga? Kai kurie fizikai mano, kad ne. Yra teorijų, kurios sako, kad juodosios skylės galiausiai palieka likutį, mažą stabilų objektą, kurį palaiko kvantiniai efektai. Kiti mano, kad paskutinė juodosios skylės išgaravimo akimirka gali sukurti naują visatą, mažą kišenę erdvės laiko, kuri atsiskiria nuo mūsų visatos ir pradeda savo egzistavimą. Tai labai spekuliatyvios idėjos, nepatvirtintos jokiais stebėjimais. Bet jos parodo, kaip daug mes vis dar nežinome apie juodasias skyles ir jų likimą. Įsivaizduokite, kad laikote rankoje obuolį. Jūs jaučiate jo svorį, maždaug 200 gramų gravitacijos traukos. Dabar įsivaizduokite, kad galėtumėte suspausti šį obuolį vis mažesnį ir mažesnį, nekeisdami jo masės. Suspaudžiate jį iki riešuto dydžio, paskui iki žirnio, paskui iki smėlio grūdelio. Gravitacija ant paviršiaus auga. Kai obuolys būtų suspaustas iki atomo dydžio, gravitacija ant jo paviršiaus būtų pakankamai stipri, kad sutramdytų žmogų. Suspaudžiate toliau. Kai obuolys pasiektų 1 trilijardinę metro dalį, maždaug protono dydį, gravitacija ant paviršiaus būtų pakankamai stipri, kad sutramdytų žvaigždę. Bet mes dar nesame pasiekę Švarčildo spindulio. Obuoliui, kurio masė lygi 200 gramų, Švarčildo spindulys būtų maždaug 30 pakelta minusiniam 26 laipsniui metro. Tai 1000 milijardų kartų mažiau nei atomo branduolys. Tai yra juodosios skylės esmė. Ne tai, kad ji yra labai masyvė, o tai, kad visa ta masė sutelkta neįsivaizduojamai mažame tūryje. Bet kaip mes iš tikrųjų žinome, kad juodosios skylės egzistuoja? Kaip galime stebėti kažką, kas pagal apibrėžimą yra nematomas? Atsakymas slypi netiesioginėje stebėsenoje, o poveikio aplinkai matavime. 1971 metais astronomas Tomas Boltonas, dirbdamas Toronte, stebėjo keistą objektą žvaigždynę gulbė. Tai buvo ryškus rentgeno spindulių šaltinis, pažymėtas kaip gulbė X1. Boltonas pastebėjo, kad šalia šio rentgeno šaltinio yra mėlyna supergiganė žvaigždė, kuris svyruoja, juda pirmyn ir atgal reguliariu ritmu. Šis svyravimas reiškia, kad žvaigždė skrieja aplink kažką nematomą. Iš svyravimo periodo ir amplitudės Boltonas apskaičiavo nematomojo objekto masę, maždaug 10 saulių masių. Objektas buvo per masyvus, kad būtų neutroninė žvaigždė, bet visiškai nematomas. Tai buvo pirmasis įtikinamas juodosios skylės kandidatas. Bet kaip toks objektas gali būti rentgeno spindulių šaltinis, jei jis nematomas? Atsakymas –
Akrecijos diskas. Mėlyna supergiganė žvaigždė praranda medžiagą. Jos išoriniai sluoksniai yra išpučiami žvaigždės vėjo. Dalis šios medžiagos krenta link juodosios skylės, formuodama besisukantį diską. Kai medžiaga diske spiralėmis krenta į vidų, ji juda vis greičiau ir greičiau, kol pasiekia beveik šviesos greitį prie pat horizonto. Trintis tarp disko sluoksnių įkaitina medžiagą iki 10 milijonų laipsnių temperatūros. Tokioje temperatūroje medžiaga spinduliuoja rentgeno spinduliais. Įsivaizduokite, kad galėtumėte priartėti prie tokio akrecijos disko. Iš tolo jis atrodytų kaip plokščias, besisukantis šviesus žiedas, apjuosintis tamsų centrą. Artėdami pastebėtumėte, kad diskas nėra vienalytis. Jame yra sūkurių, karštesnių ir šaltesnių sričių, magnetinių laukų, kurie vingiuoja ir raizgosi. Kai kurios medžiagos sritys staiga įkaista iki 100 milijonų laipsnių, įspinduliuodamos trumpus rentgeno spindulių blykstelius. Kitos sritys atvėsta ir aptamsėja. Visas diskas gyvena, pulsuoja, virpa, keičiasi kiekvieną sekundę. Bet štai kas tikrai stebina. Dalis medžiagos niekada nepasiekia juodosios skylės. Vietoj to ji yra išmetama statmenai diskui milžiniškais srautais, džetais, kurie juda 99% šviesos greičio. Kaip tai įmanoma? Kaip medžiaga, kuri beveik įkrito į juodąją skylę, staiga įgyja pakankamai energijos, kad pabėgtų beveik šviesos greičiu? Atsakymas slypi magnetiniuose laukuose. Kai įelektrinta medžiaga, plazma, sukasi akrecijos diske, ji generuoja stiprius magnetinius laukus. Šie laukai susivynioja ir susipina kaip virvės, kurias sukate vis greičiau ir greičiau. Galiausiai magnetinė įtampa tampa tokia stipri, kad laukai persitraukia ir išmeta medžiagą išorėn milžinišku greičiu. Tai kaip katapulta, tik vietoj mechaninės energijos naudojama magnetinė energija, o vietoj akmenų milijonai tonų plazmos, judančios beveik šviesos greičiu. 1999 metais NASA paleido Čandros rentgeno observatoriją, teleskopą, kuris stebi visatą rentgeno spindulių diapazone. Vienas pirmųjų objektų, kuriuos jis stebėjo, buvo gulbė X1. Nuotraukos parodė ne tik akrecijos diską, bet ir džetus, 2 siaurus ryškius spindulių pluoštus, išsitęsiančius 100 milijardų kilometrų į abi puses nuo juodosios skylės. Šie džetai juda taip greitai, kad jų gale, kur jie susiduria su tarpžvaigždiniu dujų debesiu, matome smūginės bangas, panašias į garso barjerą, kurį pralaužia supergarsinis lėktuvas, tik milijonus kartų galingesnės. Dabar pereikime prie kito eksperimento, kuris pakeitė mūsų supratimą apie juodąsias skyles. 1992 metais Vokietijos astronomas Reinhardas Genzelis ir amerikiečių astronomė Andrea Gecas pradėjo ilgalaikį projektą – stebėti žvaigždes, skriejančias aplink paukščių tako centro tašką, kur, kaip manoma, yra supermasyvė juodoji skylė – šaulys A žvaigždė. Jie naudojo adaptyviosios optikos technologiją – sistemą, kuri realiu laiku kompensuoja Žemės atmosferos iškraipymus, kad pasiektų neįtikėštiną skiriamąją gebą. Per 26 metus jie stebėjo kelias dešimtis žvaigždžių, skriejančių aplink galaktikos centrą. Viena žvaigždė, pažymėta kaip S2, buvo ypač įdomi. Jos orbita buvo labai ištęsta elipsė, kuri kas 16 metų priartėja prie pat galaktikos centro, iki maždaug 17 šviesos valandų atstumo. Tai gali atrodyti daug, bet tai tik 4 kartus toliau nei Neptūnas nuo Saulės. Supermasyvės juodosios skylės masteliu tai beveik liečia horizontą. Stebėdami S2 žvaigždės judėjimą, Genzelis ir Gecas galėjo apskaičiuoti centrinio objekto masę su neįtikėtinu tikslumu. Rezultatas – 4 600 000 saulių masių, sutelkti srityje, nedidesnėje nei kelios šviesos valandos. Jokia žinoma žvaigždžių sistema ar kitas objektas negalėtų būti toks masyvus ir toks kompaktiškas. Vienintelis galimas paaiškinimas – juodoji skylė. Už šį darbą Genzelis ir Gecas gavo Nobelio premiją fizikos srityje 1920 metais. Bet jie padarė dar daugiau. 1918 metais, kai S2 žvaigždė praskriejo pro artimiausią tašką savo orbitoje, ji judėjo beveik 3% šviesos greičio, maždaug 8000 km per sekundę. Tokiame greityje reliatyvistiniai efektai tampa pastebimi.
Genzelio ir Getso komandos išmatavo gravitacinį raudonąjį poslinkį, reiškinį, kai šviesa, kylanti iš stipraus gravitacinio lauko, praranda energiją ir tampa raudonesnė. Poslinkis tiksliai atitiko Einšteino bendrosios reliatyvumo teorijos prognozes. Tai buvo tiesioginis reliatyvumo efektų matavimas prie supermasyvės juodosios skylės. Dabar įsivaizduokite, kas nutiktų, jei S2 žvaigždė praskrietų dar arčiau, ne 17 šviesos valandų, o tarkime 1 šviesos valanda nuo juodosios skylės. Potvynio jėgos taptų pakankamai stiprios, kad pradėtų tempti žvaigždę. Jos forma iškraipytų, ji taptų pailga kaip kiaušinis. Jei ji praskrietų dar arčiau, iki kelių šviesos minučių, potvynio jėgos viršytų žvaigždės gravitaciją, kuri laiko ją vientisą. Žvaigždė pradėtų irti. Iš pradžių nuo jos paviršiaus būtų nuplėšiami dujų srautai. Paskui visa išorinė žvaigždės dalis būtų ištempta į ilgą ploną siūlą, vingiuojantį aplink juodąją skylę. Galiausiai per kelias valandas visa žvaigždė, objektas, kuris egzistavo milijardus metų, būtų paversta karštų dujų srautu, spiralėmis krentančių į akrecijos diską. Astronomai yra stebėję tokius įvykius kitose galaktikose. 1921 metais teleskopai užfiksavo staigų ryškumo padidėjimą galaktikoje, nutolusioje maždaug 400 milijonų šviesmečių. Per kelias savaitės galaktikos branduolys tapo 100 kartų ryškesnis nei anksčiau. Spektroskopinė analizė parodė, kad šviesa ateina iš labai karštos medžiagos, maždaug 1 milijono laipsnių temperatūros, kuri juda dideliais greičiais. Tai buvo klasikinis žvaigždės potvynio suardymo įvykis. Žvaigždė, kuri turėjo nelaimę praskrieti per arti supermasyvės juodosios skylės, buvo suplėšyta į gabalus. Pusė jos medžiagos buvo išmesta į kosmosą, kita pusė krito į juodąją skylę, sukurdama trumpalaikį, bet neįtikėtinai ryškų spinduliavimo protrūkį. Bet kaip mes galime būti tikri, kad tai tikrai buvo juodoji skylė, o ne kažkas kita? Galbūt tai buvo tik labai tanki neutroninių žvaigždžių spiečius, galbūt tai buvo kažkoks egzotiškas objektas, kurio mes dar nežinome. Čia į pagalbą ateina Įvykių horizonto teleskopas, projektas, kuris nufotografavo juodosios skylės šešėlį. Įsivaizduokite, kaip veikia šis teleskopas. Tai ne vienas instrumentas, o tinklas 8 radijo teleskopų pasklidusių po visą planetą, nuo Havajų iki Antarktidos, nuo Čilės iki Ispanijos. Kiekvieną naktį, kai visi teleskopai gali stebėti tą patį objektą danguje, jie dirba kartu kaip vienas milžiniškas teleskopas, kurio dydis lygus visos Žemės dydžiui. Tai vadinama labai ilgų bazių interferometrija, technika, kuri leidžia pasiekti kampinę skiriamąją gebą, maždaug 20 mikrokampinių sekundžių. Tai reiškia, kad galėtumėte perskaityti laikraštį Niujorke, stovėdami Paryžiuje. Bet net su tokia neįtikėtina skiriamąją gebą, juodosios skylės paukščių tako centre šešėlis būtų per mažas, kad būtų matomas. Tik maždaug 20 mikrokampinių sekundžių. Todėl komanda pasirinko kitą taikinį – supermasyvę juodąją skylę galaktikos Messier 87 centre. Ši galaktika yra daug toliau – 55 milijonai šviesmečių, bet jos juodoji skylė yra daug didesnė – 6,5 milijardo saulių masių. Dėl šio dydžio jo šešėlis danguje yra maždaug 40 mikrokampinių sekundžių, kaip tik pakankamai didelis, kad būtų matomas su Įvykių horizonto teleskopu. 1917 m. balandžio mėnesį, per kelias naktis, visi 8 teleskopai stebėjo Messier 87 galaktiką. Kiekvienas teleskopas užfiksavo petabaitus duomenų, tiek daug, kad jų negalėjo persiųsti internetu. Kietieji diskai buvo fiziškai pervežti į 2 superkompiuterių centrus – vieną Masačusetse, kitą Vokietijoje, kur duomenys buvo apdoroti ir sujungti. Procesas užtruko beveik 2 metus. 1919 m. balandžio 10 d. komanda paskelbė rezultatą – pirmąją juodosios skylės nuotrauką. Nuotrauka parodė tiksliai tai, ką numatė teorija – tamsų apskritimą apsuptą simetriško ryškaus žiedo. Tamsus apskritimas – tai ne pati juodoji skylė, o jos šešėlis, sritis, kur šviesa negali pabėgti. Žiedas – tai fotonų orbitos aplink juodąją skylę iškreiptos gravitacijos. Kai kurie fotonai išspinduliuoti akrecijos disko skrieja tiesiai link mūsų, kiti skrieja aplink juodąją skylę, kartais net kelis kartus, prieš pasiekdami mus.
Dėl to žiedas atrodo ryškesnis nei tikrasis akrecijos diskas. Bet štai kas tikrai stebina. Žiedo dydis tiksliai atitinka teorinės prognozes. Švarčildo spindulys juodai skyliai, kurios masė lygi 6,5 milijardo saulių masių, yra maždaug 19 milijardų kilometrų, maždaug 130 kartų didesnis nei atstumas nuo Žemės iki Saulės. Šešėlio dydis turėtų būti maždaug 2,5 karto didesnis, apie 50 milijardų kilometrų. Iš 55 milijonų šviesmečių atstumo tai atitinka maždaug 40 mikrokampinių sekundžių. Nuotraukoje išmatuotas dydis – 42 mikrokampinės sekundės su paklaida plius minus 3 mikrokampinių sekundžių. Matematika, kurią Švarčildas išvedė prieš 100 metų, veikia su neįtikėtinu tikslumu. Dabar pereikime prie kito eksperimento – gravitacinių bangų aptikimo. Mes jau kalbėjome apie LIGO detektorius, kurie 1915 metais pirmą kartą užfiksavo gravitacinės bangas iš 2 juodųjų skylių susijungimo. Bet kaip tiksliai veikia šie detektoriai? Kaip galima išmatuoti erdvės laiko iškraipimą, kuris yra mažesnis nei atomo branduolio dydis? Įsivaizduokite L formos struktūrą, kurios kiekviena koja yra 4 km ilgio. Kiekvienos kojos gale yra veidrodis. Lazerio spindulys yra padalintas į 2 pluoštus, kurie keliauja abiejomis kojomis, atsimuša nuo veidrodžių ir grįžta atgal. Jei abi kojos yra tiksliai vienodo ilgio, abu pluoštai grįžta tuo pačiu metu ir interferuoja konstruktyviai, sustiprina vienas kitą. Bet jei gravitacinė banga praeina pro detektorių, ji ištempia erdvę viena kryptimi ir suspaudžia kitą kryptimi. Viena koja tampa šiek tiek ilgesnė, kita šiek tiek trumpesnė. Skirtumas yra neįsivaizduojamai mažas, maždaug 1/1000 protono dydžio. Bet šis skirtumas pakanka, kad pakeistų lazerio pluoštų interferenciją. Vietoj konstruktyvios interferencijos gaunama destruktyvi. Pluoštai vienas kitą silpnina. Šis signalas yra aptinkamas. Bet kaip atskirti tikrą gravitacinės bangos signalą nuo triukšmo? Žemės drebėjimai, sunkvežimiai pravažiuojantys netoli, net vandenyno bangos, trenkiančios į krantą už kelių šimtų kilometrų, visa tai sukelia vibraciją, kuri gali imituoti gravitacinės bangos signalą. Sprendimas – turėti 2 detektorius nutolusius 1000 kilometrų vienas nuo kito. Tikra gravitacinė banga pasieks abu detektorius beveik tuo pačiu metu. Skirtumas bus tik kelios milisekundės priklausomai nuo bangos krypties. Bet vietinis triukšmas, žemės drebėjimas ar sunkvežimis paveiks tik vieną detektorių. Tik signalai, kurie pasirodo abiejuose detektoriuose tuo pačiu metu, yra laikomi tikrais. 1915 m. rugsėjo 14 d. maždaug 5:30 rytų laiku abu LIGO detektoriai, vienas Hanforde, Vašingtone, kitas Livingstone, Luizijanoje, užfiksavo signalą. Signalas truko mažiau nei 1 sekundę. Jis prasidėjo kaip lėtas virpesys, maždaug 35 virpesių per sekundę, ir greitai padidėjo iki maždaug 250 virpesių per sekundę, prieš taiga nutrūkdamas. Šis signalas, vadinamas čirškimu dėl jo formos, kai jį pavaizduoja grafike, tiksliai atitiko teorinės prognozes 2 juodųjų skylių susijungimui. Iš signalo formos ir dažnio mokslininkai galėjo apskaičiuoti juodųjų skylių masas – 29 ir 36 saulių masės. Iš to, kaip greitai dažnis didėjo, jie galėjo apskaičiuoti, kaip greitai juodosios skylės artėjo viena prie kitos. Paskutinę sekundę prieš susijungimą jos skriejo viena aplink kitą maždaug pusę šviesos greičio. Paskutinę milisekundę beveik šviesos greičiu. Ir tada susijungimas. Nauja juodoji skylė, kuri atsirado, svėrė 62 saulių mases. 3 saulių masės maždaug 6 kartus 10 pakelta, 47 laipsnių kilogramų, buvo paverstos gryna energija gravitacinių bangų pavidalu per mažiau nei 1 sekundę. Tai daugiau galios nei visa matoma visata išspinduliuoja per tą patį laiką. Bet štai kas tikrai keista. Šis įvykis įvyko prieš 1 milijardą 1300 milijonų metų, kai Žemėje tik atsirado pirmieji daugialąsčiai organizmai. Gravitacinės bangos keliavo per erdvę šviesos greičiu visą tą laiką, per dinozaurų erą, per žinduolių atsiradimą, per žmonijos evoliuciją, kol galiausiai pasiekė Žemę 1915 metais rugsėjo 14 dieną.
Ir mes buvome pasiruošę. Mes turėjome instrumentus, kurie galėjo išmatuoti erdvės laiko iškraipimą, mažesnį nei atomo branduolys. Mes turėjome matematiką, kuri galėjo interpretuoti signalą. Mes turėjome supratimą apie visatą, kuris leido mums suvokti, ką mes matome. Nuo to pirmojo aptikimo LIGO ir kiti gravitacinių bangų detektoriai Virgo Italijoje, Kagra Japonijoje yra aptikę dešimtis juodųjų skylių susijungimų. Kiekvienas iš jų pasakoja istoriją apie du objektus, kurie formavosi atskirai, galbūt skirtingose galaktikos dalyse, galbūt net skirtingose galaktikose, kurie lėtai artėjo vienas prie kito milijardus metų, kol galiausiai susijungė viename katastrofiškame įvykyje. Kiekvienas susijungimas yra unikalus, skirtingos masės, skirtingi sukamai, skirtingi atstumai nuo mūsų. Bet visi jie patvirtina tą pačią fundamentalią tiesą. Einšteino bendroji reliatyvumo teorija veikia. Erdvė laikas yra dinamiškas, lankstus audinys, kuris gali būti iškreipiamas, vingiuojamas, net suplėšomas į bangas, kurios sklinda per visatą. Dabar grįžkime prie klausimo apie singuliariškumą. Mes sakėme, kad visa juodosios skylės masė yra sutelkta begaliai mažame taške. Bet kas tai iš tikrųjų reiškia? Ar tai reiškia, kad erdvė pati baigėsi tame taške? Ar tai reiškia, kad laikas sustoja? Tiesą sakant, niekas tiksliai nežino, nes mūsų fizikos teorijos nustoja veikti, kai pasiekėme tokius ekstremalus. Bendroji reliatyvumo teorija, kuri aprašo gravitaciją kaip erdvės laiko kreivumą, puikiai veikia, kai gravitacija yra stipri, bet nebegalinė. Ji tiksliai nuspėja žvaigždžių judėjimą, gravitacinės bangas, net šviesos nuokrypį šalia masyvių objektų. Bet kai tankis tampa begalinis, kaip singuliariškume, lygtis duoda begalybės. Matematiškai tai reiškia, kad teorija nustoja veikti. Ji negali pasakyti, kas vyksta singuliariškume. Kvantinė mechanika, teorija, kuri aprašo dalelių elgesį labai mažose mastelių, taip pat turi problemų su singuliariškumu. Kvantinė mechanika sako, kad negalima tiksliai žinoti ir dalelės padėties, ir jos impulso tuo pačiu metu. Tai vadinama Heisenbergo neapibrėžtumo principu. Bet singuliariškume, pagal klasikinę teoriją, visa masė yra tiksliai viename taške. Tai reiškia, kad padėtis yra tiksliai žinoma. Tai prieštarauja kvantiniai mechanikai. Sprendimas, kaip mano dauguma fizikų, yra kvantinė gravitacijos teorija. Teorija, kuri sujungtų bendrąją reliatyvumo teoriją ir kvantinę mechaniką į vieną nuoseklią sistemą. Tokia teorija galėtų pasakyti, kas iš tikrųjų vyksta singuliariškume. Galbūt ten nėra tikro taško su begalinė tankiu. Galbūt yra labai mažas, bet baigtinio dydžio objektas, kvantinė juodoji skylė, kurią palaiko kvantiniai efektai. Galbūt erdvė laikas pats turi kvantinę struktūrą, mažiausią galimą dydį, už kurio sąvoka mažesnis nebeturi prasmės. Viena populiariausia kvantinės gravitacijos teorija yra stygų teorija. Pagal šią teoriją fundamentalios visatos sudedamosios dalys nėra taškinės dalelės, o mažytės vienmačės stygos, kurios vibruoja skirtingais dažniais. Skirtingi vibracijos būdai atitinka skirtingas daleles – elektronus, kvarkus, fotonus. Stygų teorija reikalauja, kad erdvė turėtų ne 3, o 10 erdvės dimensijų. Papildomos 6 dimensijos yra susuktos tokiame mažame mastelyje, kad mes jų nematome. Maždaug planko ilgio mastelyje, kuris yra maždaug 1/135 metro. Tokiame mastelyje singuliariškumas gali būti ne taškas, o sudėtinga daugiamačių stygų struktūra. Kita teorija, kilpinė kvantinė gravitacija, siūlo, kad pati erdvė laikas turi kvantinę struktūrą. Pagal šią teoriją, jei galėtumėte priartinti erdvę pakankamai stipriai iki planko ilgio mastelio, pamatytumėte, kad ji nėra sklandi, o sudaryta iš mažyčių kilpų, kvantinių erdvės laiko vienetų. Singuliariškume šios kilpos gali formuoti labai tankią, bet baigtinę struktūrą – kvantinę geometriją, kuri pakeičia klasikinį singuliariškumą. Bet tai tik teorijos. Mes neturime eksperimentinių įrodymų, kurie patvirtintų ar paneigtų jas. Problema ta, kad energijos reikalingos tiesiogiai testuoti kvantinę gravitaciją yra neįsivaizduojamai didelės, maždaug Planko energija, kuri yra maždaug 1 milijardas džaulių. Tai energija sutelkta viename protone. Mūsų galingiausi dalelių greitintuvai gali pasiekti tik maždaug 1 trilijardinę šios energijos.
Tiesioginis kvantinės gravitacijos eksperimentas reikalautų greitintuvo, kuris būtų didesnis už visą galaktiką. Bet yra netiesioginis būdas testuoti šias teorijas – stebėti juodąsias skyles. Jei kvantinė gravitacija iš tikrųjų pakeičia singuliariškumą kažkuo kitu, tai gali turėti pastebimų pasekmių. Pavyzdžiui, Hawkingo spinduliuotė gali turėti subtilę struktūrą, kuri atskleidžia informaciją apie kvantinę geometriją juodosios skylės viduje. Arba gravitacinės bangos iš juodųjų skylių susijungimo gali turėti mažus nukrypimus nuo klasikinių prognozių, kurie atskleidžia kvantinių efektų įtaką. Kol kas tokie efektai nebuvo aptikti. Visi stebėjimai nuo žvaigždžių orbitų aplink Šaulys A žvaigždę iki gravitacinių bangų iš juodųjų skylių susijungimų tiksliai atitinka klasikinę bendrąją reliatyvumo teoriją. Bet tai nereiškia, kad kvantiniai efektai neegzistuoja. Tai gali reikšti tik tai, kad jie yra per maži, kad būtų aptikti su dabartiniais instrumentais. Ateities kartos teleskopų ir detektorių, tokie kaip Einšteino teleskopas, planuojamas gravitacinių bangų detektorius, kuris bus 10 kartus jautresnis nei LIGO, gali būti pakankamai jautrus, kad aptiktų šiuos subtilias kvantinius efektus. Bet net jei mes niekada nesugebėsime tiesiogiai stebėti, kas vyksta juodosios skylės viduje, mes galime būti tikri vienu dalyku. Juodosios skylės yra realios. Jos nėra matematinė abstrakcija ar teorinė galimybė. Jos yra fiziniai objektai, kurie egzistuoja mūsų visatoje, kurie gimsta iš žvaigždžių mirties, kurie auga rydami medžiagą, kurie susijungia viena su kita, išspinduliuodami gravitacinės bangas ir kurie galiausiai miršta per Hawkingo spinduliuotę. Mes esame nufotografavę jų šešėlius, mes esame išmatavę jų mases, mes esame aptikę jų susijungimus. Juodosios skylės yra ne tik teorija, jos yra stebima, išmatuojama, dokumentuota realybė. Įsivaizduokite, kad stovite ant skardžio žvelgdami į bedugnę. Jūs matote tamsą, bet žinote, kad ten apačioje yra kažkas. Galbūt vanduo, galbūt uolos, galbūt kažkas visiškai netikėto. Būtent taip jaučiasi šiuolaikiniai fizikai, žvelgdami į juodąsias skyles. Mes matome horizontą, ribą, už kurios niekas negali grįžti. Mes matome, kaip medžiaga krenta į vidų. Mes matome gravitacinės bangas, kurias jos sukuria. Bet kas iš tikrųjų vyksta už tos ribos? Kas laukia medžiagos, kuri peržengia horizontą? Čia prasideda ne tik fizikos, bet ir filosofijos teritorija. Suprantu puikiai, ką dabar galvojate. Visa tai skamba kaip mokslinė fantastika. Objektai, kurie iškreipia laiką. Vietos, kur fizikos dėsniai nustoja veikti. Energija atsirandanti iš tuščios erdvės. Informacija, kuri negali būti sunaikinta, bet dingsta už horizonto. Tai skamba kaip pseudomokslas, kaip spekulacijos, neturinčios nieko bendra su tikrove. Ir žinote ką? Jūs teisūs būti skeptiški. Skepticizmas yra mokslo variklis. Kiekviena didžioji mokslo revoliucija prasidėjo nuo žmonių, kurie atsisakė priimti esamą supratimą ir pareikalavo geresnių įrodymų. Bet štai skirtumas tarp mokslo ir pseudomokslo. Mokslas pripažįsta savo ribas. Mokslas sako, štai ką mes žinome, štai kaip mes tai žinome ir štai ko mes dar nežinome. Pseudomokslas sako, mes žinome viską, mes turime visus atsakymus. Taigi leiskite būti visiškai sąžiningam su jumis. Leiskite pasakyti ne tik tai, ką mes žinome apie juodąsias skyles, bet ir tai, ko mes nežinome. Leiskite parodyti jums tikrasias mokslo ribas. Mes žinome, kad juodosios skylės egzistuoja. Tai ne teorija, tai stebėjimo faktas. Mes esame išmatavę jų mases, stebėdami žvaigždės skriejančias aplink jas. Mes esame aptikę gravitacinės bangas iš jų susijungimų. Mes esame nufotografavę jų šešėlius. Bet štai ko mes nežinome, kas iš tikrųjų yra singuliariškumas. Mūsų matematika sako, kad tai taškas su begalinė tankiu. Bet begalinis tankis yra neatsakymas, tai ženklas, kad mūsų matematika nustojo veikti. Tai kaip skaičiuotuvas, kuris parodo error, kai bandote dalinti iš nulio. Tai nereiškia, kad atsakymas yra error, tai reiškia, kad jūsų įrankis pasiekė savo ribą. Mes žinome, kad Hawkingo spinduliuotė turėtų egzistuoti, matematika yra įtikinama, teorija yra nuosekli, bet mes niekada nesame jos tiesiogiai stebėję. Kodėl? Nes ji yra neįsivaizduojamai silpna. Juodoji skylė, kurios masė lygi Saulės masiai, išspinduliuotų tik maždaug 1 fotoną per kelis tūkstančius metų. Tai per mažai, kad galėtume aptikti su bet kokia įmanoma technologija.
Vienintelės juodosios skylės, kurių Hawkingo spinduliuotė būtų pakankamai stipri, kad būtų aptinkama, būtų mikroskopinės, mažesnės už atomą. Bet tokios juodosios skylės, jei jos egzistuoja, išgaruotų per mikrosekundės. Mes niekada neturėjome galimybės jas stebėti. Mes manome, kad informacija įkrentant į juodąją skylę nėra sunaikinama, kad ji kažkaip išsaugoma ir galiausiai išspinduliuojama atgal. Bet mes nežinome, kaip tiksliai tai vyksta. Ar informacija užkoduota Hawkingo spinduliuotėje, ar ji lieka ant horizonto kaip hologramos, ar ji kažkaip perkeliama į kitą visatos dalį. Mes turime teorijas – stygų teoriją, kilpinę kvantinę gravitaciją, holografinį principą, bet neturime eksperimentinių įrodymų, kurie patvirtintų bet kurią iš jų. Mes žinome, kad bendroji reliatyvumo teorija tiksliai aprašo juodųjų skylių elgesį už horizonto, bent jau tol, kol nepasiekėme singuliariškumo. Kiekvienas eksperimentas, kurį esame atlikę, nuo žvaigždžių orbitų iki gravitacinių bangų, patvirtina Einšteino prognozes su neįtikėtinu tikslumu. Bet mes taip pat žinome, kad bendroji reliatyvumo teorija negali būti galutinė teorija. Ji nesuderinama su kvantinė mechanika. Abi teorijos negali būti teisingos savo dabartinėmis formomis. Kažkuriame mastelyje viena ar abi turi būti pakeistos gilesnė teorija. Štai kas iš tikrųjų vyksta moksle. Mes statome modelius. Modelis yra ne tikrovė, tai įrankis, kuris padeda mums suprasti tikrovę. Niutono gravitacijos teorija buvo puikus modelis 250 metų. Ji leido mums apskaičiuoti planetų orbitas, numatyti užtemimus, net atrasti Neptūną, stebint Urano orbitos nukrypimus. Bet kai pradėjome matuoti labai tiksliai, pastebėjome mažus nukrypimus, ypač Merkurijaus orbitoje. Niutono teorija negalėjo jų paaiškinti, reikėjo naujo modelio. Einšteinas sukūrė bendrąją reliatyvumo teoriją, kuri paaiškino tuos nukrypimus ir daug daugiau. Bet tai nereiškia, kad Niutonas klydo, jo teorija vis dar veikia puikiai daugumai praktinių tikslų. Tai reiškia, kad jo teorija buvo apytikslė. Ji veikia tam tikrame mastelyje, tam tikrose sąlygose. Dabar mes žinome, kad bendroji reliatyvumo teorija taip pat yra apytikslė. Ji puikiai veikia, kai gravitacija yra stipri, bet ne ekstremaliai stipri. Ji puikiai veikia, kai objektai yra dideli, bet ne kvantinio dydžio. Bet kai pasiekėme Planko mastelį, maždaug 1/135 metro, maždaug 1/43 sekundės, bendroji reliatyvumo teorija ir kvantinė mechanika susiduria. Ir mes nežinome, kas laimi. Greičiausiai nei viena. Greičiausiai reikia naujo modelio, kuris apima abi. Bet štai kas nuostabiausia. Net nežinodami galutinės teorijos, mes galime daryti pažangą. Mes galime stebėti juodąsias skyles. Mes galime matuoti jų savybės. Mes galime testuoti prognozes. Kiekvienas stebėjimas, kiekvienas matavimas susiaurina galimybių erdvę. Kiekvienas eksperimentas pasako mums kažką nauja apie tai, kaip veikia visata. Mes judame pirmin nedideliais šuoliais, o mažais žingsneliais. Kiekvienas žingsnelis patvirtintas duomenimis, kiekvienas žingsnelis testuojamas eksperimentais. Dabar leiskite parodyti jums kažką tikrai keisto. Įsivaizduokite, kad galėtumėte stebėti juodąją skylę nuo pat jos gimimo iki mirties. Visą jos gyvenimo ciklą suspaudžiama į vieną vaizdinį. Jūs matytumėte masyvę žvaigždę, kuri degina savo kurą milijonus metų. Paskui staigų kolapsą, trunkantį mažiau nei sekundę. Nauja juodoji skylė, apsupta ryškaus akrecijos disko. Milijardus metų ji auga, rydama medžiagą, susijungdama su kitomis juodosiomis skylėmis. Paskui lėtas, beveik nematomos garavimas, trunkantis ilgiau nei bet kas kitas visatoje. Ir galiausiai sprogimas, kuris išskiria daugiau energijos nei milijardą žvaigždžių ir visiškas išnykimas. Bet štai kas tikrai keista, mes niekada nematysime šio viso ciklo. Kodėl? Nes laiko masteliai yra per dideli. Žvaigždės gyvena milijonus ar milijardus metų, juodosios skylės garuoja dešimtis pakelta 64 laipsnių metų ar ilgiau. Visa žmonijos civilizacija, nuo pirmųjų miestų iki kosmoso programų, egzistuoja vos 10 000 metų. Visa mūsų rūšies egzistavimas vos kelios šimtai tūkstančių metų. Mes esame kaip drugeliai, kurie gyvena vieną dieną ir bando suprasti medžio, kuris auga 100 metų, gyvenimo ciklą. Mes galime stebėti akimirką, mes galime matuoti, mes galime ekstrapoliuoti,
bet mes niekada nematysime viso vaizdo. Ir vis dėlto mes suprantame, kaip tai įmanoma. Kaip būtybės, kurios gyvena mažiau nei 100 metų, gali suprasti procesus trunkančius milijardų metų. Atsakymas – matematika. Matematika leidžia mums ekstrapoliuoti už mūsų patirties ribų. Matematika leidžia mums apskaičiuoti, kas nutiks po 10 pakeltų 64 laipsnį metų, nors niekas niekada to nematys. Matematika yra teleskopas, kuris leidžia mums matyti ne tik erdvėje, bet ir laike. Bet matematika turi ribą. Ji gali pasakyti, kas nutiks, jei mūsų prielaidos yra teisingos, bet ji negali pasakyti, ar mūsų prielaidos yra teisingos. Tam reikia stebėjimų, tam reikia eksperimentų. Ir čia mes susidurėme su fundamentalia problema. Kaip testuoti prognozes apie įvykius, kurie nutiks po 10 pakeltų 64 laipsnių metų. Kaip patvirtinti teorijas apie procesus vykstančius mastelyje milijardų kartų mažesnėme už atomą. Atsakymas – netiesiogiai. Mes negalime tiesiogiai stebėti Hawkingo spinduliuotės iš didelių juodųjų skylių, bet mes galime ieškoti jos pasekmių. Jei Hawkingo spinduliuotė egzistuoja, ji turėtų turėti subtilų poveikį juodųjų skylių susijungimams. Jei kvantinė gravitacija pakeičia singuliariškumą, tai turėtų palikti pėdsakų gravitacinėse bangose. Jei informacija iš tikrųjų išsaugoma, tai turėtų būti užkoduota koreliacijose tarp Hawkingo spinduliuotės fotonų. Šie efektai yra neįtikėtinai maži, ties mūsų dabartinių instrumentų aptikimo ribos, bet jie yra ten. Ir ateities kartos instrumentų gali būti pakankamai jautrūs, kad juos aptiktų. Dabar leiskite užduoti klausimą, kuris gali atrodyti keistas. Ar juodosios skylės yra gyvi organizmai? Akivaizdus atsakymas – ne, žinoma ne. Jos neturi DNR, jos nereprodukuojasi, jos nevartoja maisto biologinė prasme. Bet pagalvokite apie tai giliau. Juodosios skylės gimsta iš žvaigždžių kolapso. Jos auga, rydamos medžiagą. Jos dauginasi, susijungdamos viena su kita. Jos miršta per Hawkingo spinduliuotę. Jos neturi metabolizmą, jos konvertuoja masę į energiją per akrecijos procesą. Jos turi temperatūrą, Hawkingo temperatūrą. Jos turi entropiją, proporcingą jų horizonto plotui. Kai kurie fizikai yra rimtai svarstę šią idėją. 1992 metais Lee Smolinas, amerikietis fizikas, pasiūlė hipotezę, kad visatos gali evoliucionuoti per natūralią atranką. Pagal šią hipotezę kiekviena juodoji skylė sukuria naują visatą, mažą kišenę erdvės laiko, kuri atsiskiria nuo mūsų visatos ir pradeda savo plėtimąsi. Šios naujos visatos fizikos dėsniai yra šiek tiek skirtingi nuo mūsų, kaip mutacijos biologijoje. Visatos, kurių fizikos dėsniai leidžia formuotis daugeliu juodųjų skylių, sukuria daugiau palikuonių visatų. Laikui bėgant, visatos, kurios efektyviai gamina juodąsias skyles, tampa dominuojančios. Tai skamba kaip mokslinė fantastika, ir galbūt tai yra. Mes neturime būdo testuoti šios hipotezės, bent jau ne su dabartinė technologija. Bet tai iliustruoja svarbų tašką. Juodosios skylės verčia mus permastyti fundamentalius klausimus. Kas yra gyvybė, kas yra mirtis, kas yra laikas, kas yra informacija. Šie klausimai, kurie kadaise atrodė filosofiniai, dabar tampa fizikos klausimais. Grįžkime prie konkretesnių dalykų. Mes kalbėjome apie tai, kaip juodosios skylės miršta per Hawkingo spinduliuotę. Bet yra dar vienas būdas, kaip juodoji skylė gali mirti. Ne fizinė prasme, bet informacinė. Įsivaizduokite juodąją skylę, kuri yra visiškai izoliuota. Jokios medžiagos aplinkui, jokio spinduliavimo, jokios sąveikos su išoriniu pasauliu. Tokia juodoji skylė lėtai garuoja per Hawkingo spinduliuotę. Bet štai klausimas, ar Hawkingo spinduliuotė neša informaciją apie tai, kas įkrito į juodąją skylę? Jei atsakymas yra ne, jei Hawkingo spinduliuotė yra visiškai atsitiktinė, nepriklausanti nuo to, kas įkrito į juodąją skylę, tada informacija yra sunaikinama. Tai pažeidžia kvantinės mechanikos fundamentalų principą. Jei atsakymas yra taip, jei Hawkingo spinduliuotė kažkaip užkoduoja informaciją apie tai, kas įkrito, tada informacija išsaugoma. Bet kaip? Hawkingo spinduliuotė atsiranda prie horizonto, ne viduje juodosios skylės. Kaip ji gali žinoti, kas yra viduje? Vienas galimas atsakymas – holografinis principas.
Pagal šį principą visa informacija apie 3 dimensijų tūrį gali būti užkoduota ant 2 dimensijų paviršiaus, apjuosiančio tą tūrį. Juodosios skylės atveju visa informacija apie tai, kas yra viduje, yra užkoduota ant horizonto, dvimačio paviršiaus. Kai Hokingo spinduliuotė išsiskiria, ji nuskaito šią informaciją nuo horizonto ir neša ją į išorinį pasaulį. Tai kaip hologramos, dvimatis vaizdas, kuris užkoduoja trimačią informaciją. Bet čia yra problema. Jei visa informacija yra ant horizonto, tai reiškia, kad juodosios skylės vidus yra tuščias. Tai reiškia, kad singuliariškumo nėra. Tai prieštarauja bendrai reliatyvumo teorijai, kuri aiškiai sako, kad singuliariškumas egzistuoja. Tai vadinama juodosios skylės ugniasienės paradoksu. Jei informacija yra ant horizonto, tada kas nors krentantis į juodąją skylę turėtų susidurti su ugniasiene, energijos barjerų prie horizonto. Bet bendroji reliatyvumo teorija sako, kad niekas ypatingo neturėtų nutikti horizonte. Kas teisus? Tiesą sakant, niekas nežino. Tai viena didžiausių neišspręstų problemų teorinėje fizikoje. Kai kurie fizikai mano, kad ugniasienė iš tikrųjų egzistuoja, kad kvantiniai efektai sukuria energijos barjerą prie horizonto. Kiti mano, kad holografinis principas yra neteisingai suprastas, kad informacija yra ir ant horizonto, ir viduje, kažkaip užkoduota abiejose vietose vienu metu. Dar kiti mano, kad visas paradoksas kyla iš klaidingos prielaidos, kad mes bandome pritaikyti klasikinę erdvės laiko savoką situacijai, kur ji nebeveikia. Štai ko mes tikrai nežinome. Ar erdvė ir laikas yra fundamentalūs, ar jie yra išvestiniai iš kažko gilesnio. Mūsų kasdienė patirtis sako, kad erdvė ir laikas yra fundamentalūs. Jie yra scena, ant kurios vyksta viskas kita. Bet kvantinė mechanika ir bendroji reliatyvumo teorija užsimena, kad tai gali būti ne taip. Galbūt erdvė ir laikas atsiranda iš gilesnės kvantinės struktūros, kaip temperatūra atsiranda iš atomų judėjimo. Galbūt juodosios skylės viduje, kur erdvė laikas yra ekstremaliai iškreiptas, ši gilesnė struktūra tampa matoma. Kai kurios kvantinės gravitacijos teorijos siūlo, kad erdvė yra sudaryta iš mažyčių diskrečių vienetų, kvantų erdvės. Tai kaip ekranas, kuris iš tolo atrodo sklandus, bet iš arti matote atskirus pikselius. Jei tai tiesa, tada singuliariškumas nėra taškas su begalinė tankiu, tai mažiausias galimas erdvės tūris užpildytas maksimaliu galima masės kiekiu. Tai vis dar neįsivaizduojamai tankus objektas, tankesnis už atomo branduolį milijardų kartų, bet ne begalinai tankus. Bet kaip mes galėtume tai testuoti? Vienas būdas – ieškoti kvantinės gravitacijos pėdsakų kosminėme fono spinduliavime, šviesos, kuri liko iš didžiojo sprogimo. Jei erdvė iš tikrųjų turi kvantinę struktūrą, tai turėjo turėti poveikį tam, kaip visata plėtėsi pačiomis ankstyviausiamis akimirkomis. Šis poveikis turėtų palikti subtilų raštą kosminėme fone. Kol kas mes nesame aptikę tokio rašto, bet mūsų matavimai vis dar nėra pakankamai tikslūs. Ateities misijos, tokios kaip Lightbird planuojama Japonijos kosmoso agentūros, gali būti pakankamai jautrios. Kitas būdas – ieškoti nukrypimų nuo bendrosios reliatyvumo teorijos prognozių gravitacinėse bangose. Jei kvantiniai efektai yra svarbus juodųjų skylių susijungimų metu, jie turėtų palikti subtilų parašą bangų formoje. LIGO ir Virgo jau ieško tokių nukrypimų, bet kol kas nieko nerado. Bet tai nereiškia, kad jų nėra. Tai gali reikšti tik tai, kad jie yra per maži, kad būtų aptikti su dabartiniais instrumentais. Trečiosios kartos detektoriai, tokie kaip Einšteino teleskopas ir kosminis teleskopas, bus 10 kartus jautresni. Jei kvantiniai efektai yra ten, šie instrumentai turėtų juos aptikti. Bet štai kas tikrai keista. Net jei mes niekada neaptiktume tiesioginių kvantinės gravitacijos įrodymų, mes vis tiek žinotume, kad ji turi egzistuoti. Kodėl? Nes bendroji reliatyvumo teorija ir kvantinė mechanika negali abi būti teisingos savo dabartinėmis formomis. Jos prieštarauja viena kitai fundamentaliu lygmeniu. Viena sako, kad erdvė laikas yra sklandus ir determinuotas. Kita sako, kad viskas yra kvantiškai neapibrėžta. Abi teorijos puikiai veikia savo srityse. Bet kai bandome jas sujungti, juodųjų skylių viduje, didžiojo sprogimo pradžioje, jos duoda prieštaringus atsakymus. Tai reiškia, kad bent viena iš jų turi būti apytikslė. Greičiausiai abi.
Tai netrūkumas, tai galimybė. Kiekvieną kartą, kai mokslas susiduria su prieštaravimu, tai reiškia, kad mes esame ant kažko naujo slenksčio. Niutono teorija prieštaravo Merkurijaus orbitai. Tai vedė prie bendrosios reliatyvumo teorijos. Klasikinė fizika prieštaravo juodojo kūno spinduliavimui. Tai vedė prie kvantinės mechanikos. Dabar bendroji reliatyvumo teorija prieštarauja kvantiniai mechanikai. Tai ves prie kažko naujo. Mes dar nežinome, kas tai bus, bet mes žinome, kad tai bus revoliucija, lygi Einšteino ar Heisenbergo revoliucijoms. Ir štai kas nuostabiausia. Mes gyvename laiku, kai ši revoliucija gali įvykti. Pirmą kartą istorijoje mes turime instrumentus, kurie gali tiesiogiai testuoti kvantinės gravitacijos prognozes. Mes turime teleskopus, kurie gali stebėti juodąsias skyles su neįtikėtinu tikslumu. Mes turime detektorius, kurie gali matuoti erdvės laiko virpesius, mažesnius už atomo branduolį. Mes turime superkompiuterius, kurie gali simuliuoti juodųjų skylių susijungimus. Mes turime matematiką, kuri gali aprašyti procesus dygstančius masteliuose nuo Planko ilgio iki visos visatos dydžio. Bet svarbiausia, mes turime klausimus. Kas yra singuliariškumas, kaip informacija išsaugoma, ar erdvė ir laikas yra fundamentalūs, kas nutinka juodosios skylės viduje, kaip visata gimė, kaip ji mirs. Šie klausimai nėra tik akademiniai, jie liečia pačią realybės prigimtį. Jie klausia, kas mes esame, iš kur atėjome, kur einame. Juodosios skylės yra ne tik astronominiai objektai, jos yra laboratorijos, kuriuose visata testuoja savo pačios ribas. Jos yra vietos, kur fizikos dėsniai, kuriuos mes laikome universaliais, yra stumiami iki kraštutinumų. Jos yra langai į gilesnius realybės sluoksnius, kuriuos mes dar tik pradedame suprasti. Kiekviena juodoji skylė yra eksperimentas, kurį atlieka pati gamta. Ir mes, žmonės, būtybės sudarytos iš žvaigždžių dulkių, gyvenant ant mažos uolos, skriejančios aplink vidutinę žvaigždę galaktikos pakraštyje, mes galime stebėti šiuos eksperimentus. Mes galime matuoti, mes galime suprasti. Tai yra tikroji juodųjų skylių transformacija. Jos transformavo ne tik mūsų supratimą apie visatą, bet ir mūsų supratimą apie save. Prieš 100 metų mes manėme, kad visata yra statiškas amžinas objektas. Dabar mes žinome, kad jį gimė, auga ir galiausiai mirs. Prieš 100 metų mes manėme, kad laikas ir erdvė yra absoliutūs, nekintami. Dabar mes žinome, kad jie yra lanksčios, dinamiškos, kad jie gali būti iškreipiami, vingiuojami, net suplėšyti į bangas. Prieš 100 metų mes manėme, kad niekas negali pabėgti iš juodosios skylės. Dabar mes žinome, kad jos lėtai garuoja, kad jos gali mirti, kad net tamsiausi objektai visatoje turi galą. Ir galbūt svarbiausia, mes sužinojome, kad visata yra keistesnė, nei mes galėjome įsivaizduoti, kad realybė nesilaiko mūsų intuicijos, kad gamta yra kūrybiškesnė už bet kokią mokslinę fantastiką. Juodosios skylės, objektai, kurie kadaise atrodė neįmanomi, kuriuos pats Einšteinas atsisakė priimti, dabar yra stebima, išmatuojama, dokumentuota realybė. Jos egzistuoja, jos veikia. Jos transformuoja viską, kas į jas įkrenta. Ir jos transformavo mus, mūsų supratimą, mūsų žinojimą, mūsų vietą visatoje. Bet kelionė nesibaigė. Kiekvienas atsakymas kelia naujus klausimus. Kiekvienas atradimas atskleidžia naujas mįsles. Mes stovime ant didžiulės nežinomybės krašto, žvelgdami į tamsą, žinodami, kad ten yra kažkas fundamentalaus, kažkas gražaus, kažkas, kas pakeis viską, ką mes manome žinantys. Juodosios skylės yra ne pabaiga, jos yra pradžia. Pradžia gilesnio supratimo, pradžia naujos fizikos, pradžia naujo požiūrio į realybę. Ir mes esame čia, dabar, šiuo neįtikėtinu momentu žmonijos istorijoje, kai mes galime stebėti šiuos objektus, matuoti juos, bandyti juos suprasti. Mes esame pirmoji karta, kuri nufotografavo juodąją skylę, pirmoji karta, kuri aptiko gravitacinės bangas, pirmoji karta, kuri gali rimtai diskutuoti apie tai, kas vyksta už horizonto. Tai privilegija, tai atsakomybė. Ir tai yra nuostabiausia. Įsivaizduokite, kad galėtumėte pamatyti visą visatos istoriją vienu žvilgsniu. Ne kaip stebėtojas, o kaip dalyvis. Jūs matytumėte didįjį sprogimą, ne kaip sprogimą erdvėje, o kaip pačios erdvės atsiradimą. Matytumėte pirmąsias atomų branduolių sintezę, kai visata buvo vos 3 minučių amžiaus. Pirmųjų žvaigždžių gimimą, kai visata buvo 100 milijonų metų.
pirmųjų juodųjų skylių formavimasi iš tų žvaigždžių mirties, galaktikų šokį trunkantį milijardus metų. Ir kažkur tame šokyje, mažoje galaktikoje, aplink vidutinę žvaigždę ant mažos uolos atsirastų kažkas visiškai netikėto – sąmonė. Būtybės, kurios gali stebėti visatą, kurios gali ją suprasti, kurios gali užduoti klausimą – kodėl. Tai ne tik poetinis vaizdas, tai fundamentalus faktas apie mūsų egzistavimą. Kiekvienas atomas jūsų kūne, išskyrus vandenilį, buvo sukurtas žvaigždės viduje. Anglis jūsų ląstelėse, kalcis jūsų kauluose, geležis jūsų kraujyje. Visa tai buvo suformuota branduolinės sintezės metu žvaigždės širdyje, kuri gyveno prieš milijardus metų. Kai ta žvaigždė mirė, galbūt supernova sprogimu, galbūt kolapsuodama į juodąją skylę, ji išmetė tuos elementus į kosmosą. Tie elementai tapo dalimi dujų debesio. Tas debesis griuvo, formuodamas naują žvaigždę, mūsų Saulę, ir planetas aplink ją. Viena iš tų planetų tapo Žeme, ir ant tos planetos iš tų elementų atsirado gyvybė. Atsirado jūs. Tai reiškia, kad jūs esate tiesiogiai susiję su juodosiomis skylėmis. Ne metaforiškai, fiziškai. Elementai, iš kurių esate sudaryti, buvo sukurti procesuose, kurie taip pat sukuria juodasias skyles. Jūs esate žvaigždžių dulkės, bet ne bet kokios žvaigždės, masyvios žvaigždės, kuri gyveno greitai, mirė jaunai ir paliko po savęs arba neutroninę žvaigždę, arba juodąją skylę. Jūsų egzistavimas yra tiesioginis įrodymas, kad tokios žvaigždės egzistavo, kad jos mirė, kad jų mirtis buvo ne pabaiga, o pradžia. Dabar pagalvokite apie tai gilesniu lygmeniu. Kas yra juodoji skylė? Tai vieta, kur materija pasiekia savo galutinę formą, kur visa sudėtingybė, atomai, molekulės, struktūros yra suardyta į paprasčiausią būseną. Už horizonto, keliaujant link singuliariškumo, nebėra atomų, nebėra elektronų, protonų, neutronų, nebėra net kvarkų ar gliuonų. Yra tik gryna masė energija, suspaudžiama į vis mažesnį tūrį. Tai kaip atsukti visatos istoriją atgal, nuo sudėtingumo prie paprastumo, nuo struktūros prie chaoso, nuo informacijos prie entropijos. Bet štai paradoksas. Ta pati jėga, kuri sukuria juodasias skyles, gravitacija, taip pat sukuria žvaigždes. Tas pats procesas, kuris veda prie galutinio suardymo, taip pat sukuria sąlygas gyvybei. Žvaigždės egzistuoja, nes gravitacija traukia medžiagą į krūvą, kol slėgis ir temperatūra tampa pakankamai aukšti branduoliniai sintezei. Planetos egzistuoja dėl tos pačios priežasties. Jūs egzistuojate, nes gravitacija laikė Žemę vientisą pakankamai ilgai, kad evoliucija galėtų įvykti. Gravitacija, jėga, kuri sukuria juodasias skyles, taip pat yra jėga, kuri sukūrė jūs. Tai veda mus prie gilesnio klausimo, kas yra sudėtingumas, iš kur jis atsiranda. Antrasis termodinamikos dėsnis sako, kad entropija, netvarka, visada didėja. Visata juda nuo tvarkos prie chaoso, nuo struktūros prie vienodumo. Ir vis dėlto mes matome priešingą procesą. Mes matome, kaip iš paprastų elementų, vandenilio ir helio, atsiranda sudėtingos struktūros – žvaigždės, galaktikos, planetos, gyvybė, sąmonė. Kaip tai įmanoma? Atsakymas slypi energijos sraute. Visata nėra uždara sistema, ji plečiasi, vėsta, keičiasi. Šis procesas sukuria energijos gradientus, skirtumus tarp karštų ir šaltų sričių, tarp tankių ir retų sričių. Ir kur yra energijos gradientas, ten gali atsirasti sudėtingumas. Žvaigždė yra sudėtinga struktūra, kuri egzistuoja, nes yra energijos gradientas tarp jos karšto branduolio ir šaltos erdvės aplinkui. Gyvybė yra sudėtinga struktūra, kuri egzistuoja, nes yra energijos gradientas tarp Saulės ir kosmoso. Mes, sąmoningos būtybės, esame sudėtingos struktūros, kurios egzistuoja, nes visata dar nėra pasiekusi termodinaminės pusiausvyros. Bet galiausiai, po neįsivaizduojamai ilgo laiko, visi energijos gradientai išnyks. Visos žvaigždės išdegs, visos juodosios skylės išgaruos. Visata taps vienalytė, šalta, tamsia. Nebėra energijos srautų, nebėra sudėtingumo, nebėra struktūrų. Tai vadinama šiluminio mirties scenarijumi, galutinė visatos būsena, kai entropija pasiekia maksimumą. Tai skamba niūriai, bet tai nutiks tik po neįsivaizduojamai ilgo laiko, po 10 pakeltų 100 laipsnių metų ar ilgiau.
Tai skaičius su 100 nulių. Palyginti su tuo, visatos dabartinis amžius, 14 milijardų metų, yra kaip akimirksnio blyksnis. Ir štai kas tikrai keista. Mes gyvename specialiu laiku. Ne tik specialiu žmonijos istorijos požiūriu, nors tai irgi tiesa, bet specialiu visatos istorijos požiūriu. Mes gyvename eroje, kai žvaigždės vis dar formuojasi, kai galaktikos vis dar susiduria, kai juodosios skylės vis dar auga. Tai nebus amžinai. Po maždaug 100 trilijonų metų paskutinė žvaigždė išdegs. Po to bus tik rudosios nykštukės, žvaigždės per mažos branduoliniai sinteziai, lėtai vėstančios tamsoje. Po to tik juodosios skylės, lėtai garuojančios per Hokingo spinduliuotę. Po to niekas. Tik šalta, tamsi, tuščia erdvė, plečianti amžinai. Bet dabar visa tai yra gyva. Dabar ji pilna šviesos, energijos, struktūros. Dabar yra žvaigždės, planetos, gyvybė, sąmonė. Ir mes esame dalis to. Mes nesame atskirti stebėštojai, žiūrintys į visatą iš išorės. Mes esame visatos dalis, kuri žiūri į save. Mes esame būdas, kuriuo visata pažįsta save. Pagalvokite apie tai. Jūsų smegenys maždaug 1,5 kilogramo audinio, sudaryto iš maždaug 86 milijardų neuronų, gali suprasti juodasias skyles. Gali suprasti objektus, kurie yra milijardus kartų masingesni už visą Žemę, kurie yra milijardų šviesmečių nuo jūsų, kurie egzistavo prieš milijardus metų. Kaip tai įmanoma? Kaip nedidelis audinio gabalas gali apriepti tokius neįsivaizduojamus mastelus? Atsakymas – abstrahavimas. Jūsų smegenys nesaugo visos visatos kopijos, jos nesimuliacijos kiekvieno atomo, jos kuria modelius, supaprastintus visatos reprezentacijas, kurie užfiksuoja esminius dalykus. Kai jūs galvojate apie juodąją skylę, jūsų smegenyse nėra tikros juodosios skylės. Yra neuronų aktyvavimo šablonas, kuris reprezentuoja juodąją skylę. Šis šablonas yra neįtikėtinai paprastas, palyginti su tikrąja juodąja skyle. Bet jis užfiksuoja esminius dalykus – masę, sukimąsi, horizontą, singuliariškumą. Ir šis paprastas modelis leidžia jums suprasti, prognozuoti, net manipuliuoti idėjomis apie juodąsias skyles. Tai yra sąmonės stebuklas. Ne tai, kad ji gali saugoti daug informacijos, kompiuteriai gali saugoti daugiau. Ne tai, kad ji gali greitai skaičiuoti, kompiuteriai gali skaičiuoti greičiau. Bet tai, kad ji gali kurti abstraktus modelius, kad ji gali matyti šablonus, kad ji gali suprasti. Juodoji skylė nesupranta savęs. Ji tiesiog egzistuoja, veikia pagal fizikos dėsnius, nežinodama, kad ji tai daro. Bet jūs galite suprasti juodąją skylę. Galite suprasti, kaip ji veikia. Galite net suprasti, kodėl ji veikia taip, kaip veikia. Ir štai kas tikrai keista. Suprasdami juodąsias skyles, jūs keičiate save. Jūsų smegenys yra plastiškos, jos keičiasi kiekvieną kartą, kai išmokstate kažko naujo. Kiekvieną kartą, kai suprantate naują idėją, jūsų neuronai formuoja naujas jungtis. Kiekvieną kartą, kai prisiminate faktą, tos jungtys stiprėja. Tai reiškia, kad dabar, skaitydami šiuos žodžius, jūsų smegenys fiziškai keičiasi. Neuronai, kurie reprezentuoja juodąsias skyles, formuoja naujas jungtis su neuronais, kurie reprezentuoja kitas idėjas – gravitaciją, laiką, erdvę, informaciją. Jūs tampate kitokiu žmogumi, ne metaforiškai, fiziškai. Tai yra tikroji transformacija, apie kurią kalbėsime nuo pradžių. Ne tik juodųjų skylių transformacija, iš žvaigždžių juodąsias skyles, iš juodųjų skylių į Hokingo spinduliuotę, bet jūsų transformacija, iš žmogaus, kuris nežinojo apie juodąsias skyles, į žmogų, kuris supranta jas. Iš žmogaus, kuris manė, kad visata yra paprasta ir suprantama, į žmogų, kuris žino, kad ji yra keista ir nuostabi. Iš žmogaus, kuris jautėsi atskirtas nuo kosmoso, į žmogų, kuris žino, kad yra jo dalis. Bet leiskite būti sąžiningam. Yra dalykų, kurių mes niekada nesuprasime. Ne todėl, kad esame per kvailai. Ne todėl, kad neturime pakankamai laiko ar išteklių, bet todėl, kad kai kurie klausimai gali būti už mūsų suvokimo ribų. Pagalvokite apie skruzdėlę. Skruzdėlė gali suvokti cheminius gradientus, gali sekti feromonų takus, gali atpažinti kitas skruzdėlės iš savo kolonijos. Bet ar skruzdėlė gali suprasti kvantinę mechaniką?
Ar ji gali suprasti bendrąją reliatyvumo teoriją? Ne todėl, kad ji per kvaila, ji yra puikiai prisitaikiusi prie savo aplinkos, bet todėl, kad jos smegenys, maždaug 250 tūkstančių neuronų, tiesiog neturi pajėgumo reprezentuoti tokias abstrakčias idėjas. Dabar pagalvokite apie mus. Mūsų smegenys turi maždaug 86 milijardus neuronų, maždaug 340 tūkstančių kartų daugiau nei skruzdėlės. Tai leidžia mums suprasti daug daugiau nei skruzdėlė. Bet ar tai reiškia, kad galime suprasti viską? Ar yra klausimų, kurie yra už mūsų suvokimo ribų, kaip kvantinė mechanika yra už skruzdėlės suvokimo ribų? Galbūt. Galbūt klausimas, kas yra singulariškumas, yra toks klausimas. Galbūt klausimas, kodėl visata egzistuoja, yra toks klausimas. Galbūt yra aspektų realybės, kurie yra fundamentaliai neprieinama mūsų sąmoniai. Ne todėl, kad jie yra paslaptingi ar antgamtiški, bet todėl, kad mūsų smegenys tiesiog nėra sukurtos juos reprezentuoti. Bet štai kas nuostabiausia. Net jei yra dalykų, kurių niekada nesuprasime, mes vis tiek galime daryti pažangą. Mes vis tiek galime stebėti, matuoti, testuoti hipotezes, kurti modelius. Kiekvienas modelis yra neišsamus, kiekvienas modelis yra supaprastinimas, bet kiekvienas modelis užfiksuoja kažką tikro apie visatą. Ir kiekvienas naujas modelis yra šiek tiek geresnis už ankstesnį. Niutonas sukūrė modelį, kuris aprašė gravitaciją kaip jėgą veikiančią per atstumą. Šis modelis veikė puikiai 250 metų. Paskui Einšteinas sukūrė geresnį modelį, kuris aprašė gravitaciją kaip erdvės laiko kreivumą. Šis modelis veikia dar geriau. Jis paaiškina dalykus, kurių Niutonas negalėjo paaiškinti. Bet mes žinome, kad Einšteino modelis taip pat yra neišsamus. Jis nustoja veikti singulariškume. Jis nesuderinamas su kvantinė mechanika. Tai reiškia, kad ateityje bus dar geresnis modelis. Modelis, kuris apims ir bendrąją reliatyvumo teoriją, ir kvantinę mechaniką, ir galbūt kažką visiškai naujo. Ar tas naujas modelis bus galutinis? Greičiausiai ne. Greičiausiai jis taip pat turės ribas. Greičiausiai jis taip pat bus pakeistas dar geresnių modelių ateityje. Tai netrūkumas, tai mokslo stiprybė. Mokslas niekada nesako, mes žinome viską. Mokslas sako, štai geriausias mūsų dabartinis supratimas, pagrįstas turimais įrodymais. Ir kai atsiranda naujų įrodymų, supratimas keičiasi. Tai reiškia, kad viskas, ką jums pasakiau apie juodąsias skyles, gali būti klaidinga. Ne visiškai klaidinga. Mes turime per daug įrodymų, kad juodosios skylės egzistuoja, kad jos turi masę, kad jos iškreipia erdvę laiką. Bet detalės gali būti klaidingos. Galbūt singulariškumas nėra taškas, o kažkas kita. Galbūt Hokingo spinduliuotė veikia kitaip, nei mes manome. Galbūt yra tipų juodųjų skylių, kurių mes dar neatradome. Galbūt yra procesų, vykstančių juodųjų skylių viduje, apie kuriuos mes net neįtarėme. Ir žinote ką? Tai nuostabu. Tai reiškia, kad yra daugiau ką atrasti, daugiau ką suprasti, daugiau ką stebėtis. Jei mes jau žinotume viską apie juodąsias skyles, jos būtų nuobodžios. Bet mes nežinome visko, mes tik pradedame. Ir tai reiškia, kad ateitis yra pilna galimybių. Įsivaizduokite, kas gali nutikti per ateinančius 100 metų. Mes galime aptikti pirmąją mikrojuodąją skylę. Juodąją skylę, kurios masė lygi kalnui, kuri buvo sukurta didžiojo sprogimo metu. Mes galime tiesiogiai stebėti Hokingo spinduliuotę. Mes galime pasiųsti zondą į juodąją skylę. Ne tikrą zondą, žinoma, bet kvantinė simuliacija, kuri leidžia mums pamatyti, kas vyksta už horizonto. Mes galime sukurti kvantinę gravitacijos teoriją, kuri paaiškina singulariškumą. Mes galime atrasti, kad juodosios skylės yra ne pabaiga, o pradžia, kad jos sukuria naujas visatas, naujas realybės, naujus būdus egzistuoti. Arba galbūt ne. Galbūt mes atrasime kažką visiškai netikėto, kažką, ko mes net negalime įsivaizduoti dabar. Būtent taip veikia mokslas, ne pagal planą, o per atradimus. Kiekvienas atsakymas kelia naujus klausimus, kiekvienas atradimas atskleidžia naujas mįsles. Ir tai yra gražiausia. Dabar grįžkime prie to, nuo ko pradėjome. Jūs, skaitanti šiuos žodžius, jūsų kūnas sudarytas iš atomų, kurie buvo sukurti žvaigždėse. Jūsų smegenys, kurios gali suprasti juodąsias skyles. Jūsų sąmonė, kuri gali stebėtis visata. Kas jūs esate? Jūs esate maždaug 70 kg medžiagos, organizuotos neįtikėtinai sudėtingų būdų.
Jūsų kūne yra maždaug 7 oktilijonai atomų, tai 7 su 27 nuliais. Kiekvienas iš tų atomų buvo sukurtas žvaigždėje, kai kurie, vandenilis, buvo sukurti didžiojo sprogimo metu, kai visata buvo vos 3 minučių amžiaus. Kiti, anglis, azotas, deguonis, buvo sukurti vidutinėse žvaigždėse, panašiose į Saulę. Dar kiti, geležis, varis, cinkas, buvo sukurti masyvių žvaigždžių branduoliuose, prieš pat joms tampant supernovomis ar juodosiomis skylėmis. Tai reiškia, kad jūs esate tiesiogiai susiję su juodosiomis skylėmis. Jūsų egzistavimas yra įrodymas, kad masyvios žvaigždės gyveno ir mirė, kad jos sukūrė sunkiuosius elementus, kad jos išmetė tuos elementus į kosmosą, kad tie elementai tapo dalimi naujos žvaigždės sistemos, kad ant vienos iš planetų toje sistemoje atsirado gyvybė, kad ta gyvybė evoliucionavo per milijardus metų, kad galiausiai atsirado būtybės, kurios gali suprasti savo pačių kilmę. Jūs esate žvaigždžių dulkės, bet ne tik dulkės. Jūs esate žvaigždžių dulkės, kurios gali mąstyti, kurios gali stebėtis, kurios gali suprasti. Jūs esate būdas, kuriuo visata pažįsta save. Ir tai yra neįtikėtina. Bet yra dar kažkas. Jūs esate laikinas. Jūsų kūnas egzistuos galbūt 80 ar 90 metų. Paskui atomai, iš kurių esate sudaryti, išsiskirs. Kai kurie taps dalimi dirvožemio, kai kurie taps dalimi augalų, kai kurie taps dalimi kitų gyvūnų. Galiausiai po milijardų metų, kai Saulė taps raudonąja milžinė ir praris Žemę, tie atomai bus išmesti į kosmosą. Galbūt jie taps dalimi naujos žvaigždės, galbūt naujos planetos, galbūt naujos gyvybės formos. Tai reiškia, kad jūs esate ne tik žvaigždžių dulkės, jūs esate perdirbtos žvaigždžių dulkės. Atomai, iš kurių esate sudaryti, jau buvo dalimi kitų dalykų prieš jūs. Galbūt jie buvo dalimi dinozauro, galbūt medžio, galbūt uolos, galbūt kitos žvaigždės. Ir po jūsų jie bus dalimi dar kitų dalykų. Jūs esate laikinas šių atomų susibūrimas, unikali konfigūracija, kuri niekada neegzistavo anksčiau ir niekada neegzistuos vėl. Ir vis dėlto, per tą trumpą laiką, per tos 80 ar 90 metų, jūs galite suprasti visatą, galite suprasti juodasias skyles, galite suprasti, kaip žvaigždės gimsta ir miršta, kaip galaktikos formuojasi, kaip visata plečiasi. Jūs galite suprasti savo pačių kilmę, kad esate sudaryti iš žvaigždžių dulkių, kad jūsų egzistavimas yra tiesioginis rezultatas procesų, vykstančių milijardus metų, milijardų šviesmečių nuo čia. Tai yra jūsų vieta visatoje, ne centre, visata neturi centro, ne pakraštyje, visata neturi pakraščio, bet čia, dabar, ant mažos planetos, skriejančios aplink vidutinę žvaigždę, galaktikos pakraštyje. Jūs esate vienas iš milijardų žygyvų būtybių šioje planetoje, vienas iš galbūt milijardų gyvų būtybių visatoje. Bet jūs esate unikalus. Jūsų tikslus atomų susibūrimas, jūsų tikslios neuronų jungtys, jūsų tikslios mintys ir prisiminimai, visa tai niekada neegzistavo anksčiau ir niekada neegzistuos vėl. Ir dabar, šiuo momentu, jūs skaitote apie juodasias skyles. Jūs mokotės apie objektus, kurie yra milijardus kartų masingesni už jūs, kurie yra milijardų šviesmečių nuo jūsų, kurie egzistavo prieš milijardus metų, ir jūs suprantate juos. Ne visiškai, niekas nesupranta jų visiškai, bet pakankamai, kad galėtumėte įsivaizduoti, kaip jie veikia. Pakankamai, kad galėtumėte stebėtis jais. Pakankamai, kad galėtumėte pajusti ryšį tarp jų ir savęs. Tai yra sąmonės stebuklas. Ne tai, kad jie egzistuoja, galbūt sąmonė yra įprasta visatoje, galbūt kiekvienoje planetoje, kur yra tinkamos sąlygos, atsiranda gyvybė ir galiausiai sąmonė. Bet tai, kad ji gali suprasti, kad ji gali matyti šablonus, kad ji gali kurti abstraktus modelius, kad ji gali suvokti savo pačios vietą didžiojoje visatos istorijoje. Juodosios skylės nežino, kad jos egzistuoja. Jos tiesiog veikia pagal fizikos dėsnius, nežinodamos, kad jos tai daro. Bet jūs žinote, kad egzistuojate. Jūs žinote, kad esate sudaryti iš atomų. Jūs žinote, kad tie atomai buvo sukurti žvaigždėse. Jūs žinote, kad kai kurios iš tų žvaigždžių tapo juodosiomis skylėmis. Jūs žinote, kad juodosios skylės galiausiai išgaruos. Jūs žinote, kad visata galiausiai pasieks šiluminę mirtį. Jūs žinote visą tai ir tas žinojimas keičia viską.
Nes kai žinote, kad esate laikinas, kiekviena akimirka tampa brangesnė. Kai žinote, kad esate sudaryti iš žvaigždžių dulkių, jaučiate susiję su visata. Kai žinote, kad galite suprasti juodasias skyles, jaučiatės galingas, ne fiziškai, bet intelektualiai. Jūs esate mažas, jūs esate laikinas, bet jūs galite suprasti dalykus, kurie yra dideli ir amžini. Tai yra tikroji transformacija. Ne tik juodųjų skylių transformacija. Iš žvaigždžių į juodasias skyles, iš juodųjų skylių į Hawkingo spinduliuotę, iš Hawkingo spinduliuotės į nieką. Bet jūsų transformacija – iš žmogaus, kuris nežinojo, į žmogų, kuris žino, iš žmogaus, kuris jautėsi atskirtas, į žmogų, kuris jaučiasi susietas, iš žmogaus, kuris bijojo nežinomybės, į žmogų, kuris stebisi ją. Juodosios skylės yra ne tik astronominiai objektai, jos yra veidrodžiai, kuriuose matome save. Jos parodo mums, kas nutinka, kai gravitacija laimi absoliučiai. Jos parodo mums, kas nutinka, kai medžiaga pasiekia savo galutinę formą. Jos parodo mums, kas nutinka, kai laikas sustoja. Ir žiūrėdami į jas mes matome ne tik juodasias skyles, mes matome save. Mes matome savo pačių laikinumą, savo pačių trapumą, savo pačių vietą visatoje. Bet mes taip pat matome kažką kitą. Mes matome, kad net tamsiausi objektai visatoje turi galą, kad niekas nėra amžina, kad net juodosios skylės, kurios atrodo neįveikiamos, galiausiai išgaruoja. Ir jei net juodosios skylės nėra amžinos, tai reiškia, kad niekas nėra amžina. Viskas keičiasi, viskas transformuojasi, viskas turi pradžią ir pabaigą. Ir galbūt tai yra gražiausia. Ne tai, kad dalykai trunka amžinai, bet tai, kad jie egzistuoja dabar, kad jūs egzistuojate dabar, kad galite skaityti šiuos žodžius dabar, kad galite suprasti juodasias skyles dabar, kad galite stebėtis visata dabar. Šis momentas, šis tikslus momentas niekada neegzistavo anksčiau ir niekada neegzistuos vėl. Jis yra unikalus, jis yra brangus, jis yra jūsų. Taigi, kas yra juodosios skylės? Jos yra vietos, kur žvaigždės miršta, kur medžiaga pasiekia savo galutinę formą, kur laikas sustoja, kur fizikos dėsniai pasiekia savo ribas. Bet jos taip pat yra kažkas daugiau. Jos yra priminimai, kad viskas keičiasi, kad niekas nėra amžina, kad net tamsiausi objektai visatoje turi pradžią ir pabaigą. Jos yra veidrodžiai, kuriuose matome save. Jos yra langai į gilesnius realybės sluoksnius. Jos yra klausimai, kurie veda prie daugiau klausimų. Ir galbūt svarbiausia, jos yra įrodymas, kad visata yra keistesnė, nei mes galime įsivaizduoti, kad realybė nesilaiko mūsų intuicijos, kad gamta yra kūrybiškesnė už bet kokią mokslinę fantastiką. Prieš 100 metų niekas negalėjo įsivaizduoti, kad tokie objektai egzistuoja. Dabar mes juos fotografuojame, matome jų šešėlius, girdime jų susijungimus, suprantame jų gyvenimo ciklą. Ir kas bus po 100 metų? Galbūt mes suprasime singuliariškumą, galbūt sukursime kvantinę gravitacijos teoriją, galbūt atrasime naujų tipų juodųjų skylių, galbūt atrasime kažką visiškai netikėto, kažką, ko mes net negalime įsivaizduoti dabar. Būtent taip veikia mokslas, būtent taip veikia supratimas, būtent taip veikia transformacija. Taigi leiskite užbaigti ten, kur pradėjome. Jūs, skaitantis šiuos žodžius, jūsų kūnas, kovojantis su gravitacija, jūsų smegenys, suprantančios juodasias skyles, jūsų sąmonė, stebinti visata. Jūs esate žvaigždžių dulkės. Jūs esate visatos dalis, kuri pažįsta save. Jūs esate laikinas, bet jūs esate čia dabar. Ir tai yra neįtikėtina. Juodosios skylės gimsta iš mirties, jos gyvena rydamos viską aplinkui, jos miršta per tokius laiko tarpus, kad mūsų civilizacijos egzistavimas atrodo kaip akimirksnio blyksnis. Bet per tą akimirksnį, per šį trumpą momentą kosminio laiko, mes galime jas suprasti, galime matyti jų šešėlius, galime girdėti jų susijungimus, galime stebėtis jų keistumu. Ir galbūt tai yra atsakymas į klausimą, kurį užduodame nuo pradžių. Ne kas yra juodosios skylės, bet kas mes esame. Mes esame būtybės, kurios gali stebėtis, kurios gali suprasti, kurios gali matyti grožį net tamsiausiuose visatos objektuose. Mes esame būtybės, kurios žino, kad esame laikinos, bet vis tiek ieško supratimo, kurios žino, kad visata yra abejinga mums, bet vis tiek stengiasi ją pažinti. Ir galbūt tai yra didžiausias stebuklas iš visų.
Ne tai, kad juodosios skylės egzistuoja, bet tai, kad mes galime jas suprasti, kad mes galime stebėtis jomis, kad mes galime pajusti ryšį tarp jų ir savęs, kad mes galime transformuoti nežinomybę į žinojimą, baimę į stebėjimąsi, tamsą į šviesą. Juodosios skylės yra ne pabaiga, jos yra pradžia. Pradžia gilesnio supratimo, pradžia naujo požiūrio į realybę, pradžia naujo būdo matyti save. Ir ta pradžia, ta transformacija vyksta dabar jūsų smegenyse, kai skaitote šiuos žodžius. Jūs niekada nebūsite tas pats žmogus, kuris buvote